Labas diena, trečią kartą bandom. Labas dienas, taip, labai sunku čia su to produkšinu yra, kartais nesigaunam niekaip. Jo, persistėdėm sofkutę šiek tiek. Taip. Dabar pasakykit, kaip jums dabar atrodo. Man atrodo, prisipis, kad augalai vėl per daug simetrijos. Aš supratau dabar iš komentarų, kad negali būti simetrijos, nes tada nesąmonė yra. Bet mes nemokam kitaip. Bet galvom dabar gal daugiau erdvės yra. Nu gal, bet man kažkaip, kurva, aš Nepatogu, čia ne? Kažkaip toli. Gal reiks persistėti. Kažkaip čia tada, aš gal taip, va, kaip nors. Nu. Ant pagalvytės. Man tai visai patogiai, bet nežinau, kaip atrodo iš šono. Nu, parašykit, ta dizainerė, kur rašė pirmai, parašyk, ar dabar gražiai. Ar Kaip tau dabar atrodo, kaip pingutė parašy. Kažkokių, ko dar trūktų, ko reiktų čia mums. YouTube'ai dabar komentaruose yra kažkokia mada, kad visi rašo, iš kur žiūri mumis. Kas tokie žiūri? Jo, teisininkai žiūri. Norvegijoje mes jo, irgi žiūrim. Iš Anglijos mes čia. Labai fainai, šiaip man patinka labai paskaityti, kur random žmonės sako, aš administratorė esu. Gerai, žiauriai smagu. Jo, aš buhalterė, skaičiuoju pinigus. Žiauriai fainai, maladėts varot. Vakar buvau Ukmergėj, žiauriai patiko, noriu atskirą šiautautą duoti mergaitį, kur priėjo prie manęs, labai graži mergaitė. Priėjo prie manęs po pasirodymo ir sakė, žiūriu visus negirdėtus, tai linkėjimai didžiausi. Tai aš buvau, paskui prieisim prie tavo tridalų istorijos, taip. Ne? Taip. Nes Godai buvo irgi užpuolę, tridalų demonas, kaip ir man buvo vienu momentu. Tai gavau iškvietimą varyti su Vita vietoj Godos į Elektrėnus. Šiaip žiauriai, Ahujens pasirodymas buvo labai geras. Sakė. Kultūrkiai. Ir sakė, kad Šleikas sakė, galėtų Goda daugiau sirgti. Nes išėjau, pizda, nahui, senai taip gerai buvau pasirodęs. Ir kažkas ten heklina, labai gerai kolinau, žinai, ką. Jo, Ahujens sakė, kad fainiai heklino, tipo, žmonės. Ahujens pasirodymas buvo, tai sakiau, reikia dažniau su Vita varyti, jeigu pakviestų. Jeigu aš nekencelinčiau. Jeigu nekencelinčiau, tai galėtum su mumis važiuoti. Tai aš jau pasirodžiau, Vita pasilika, žinai, pasifotkinti. Ir mane šaukė, Šileika, ką, ateik su tavim nori fotkintis. Ne, aiktų, na. Ir buvo dvi mergaitės kažkokios, tik dabar neatsimenu, Ula. Taip, aš žinau jas. Jo, jos mumis Patreonė netgi. Taip, jos mok pinigus. Jo. Ir buvo žiauriai geras, kad viena iš tų mergaičių man parašė paskui Instagramą, žiauriai norėjom su jumis susitikti, žiauriai gaila, kad sergi, kad apsinuodį ir kad vemi dabar. Aš galvoju, okei, Šleika nuvarote į kitą miestą ir visiems sako, kad aš vemiu namuose. Bet niekam nesakiau, žinok. Niekam nesakiau. Nesakė, tipo, parašė, kad gaila, kad vemi, gaila, kad apsinuodį, greičiau pasieik. Jo, tai tos mergaitės, aš jas žinau, linkėjimai didžiausi, jos... Gal Vita sakė, žinau. Ai, gali. Jin jaučiu šnekėjo su jom, kol aš jau iki jų, sako, kur Goda, apsitridė. Jo, vemė dabar. Tai čia Vitai, sakyk, ne man. Gerai. Aš žiauriai nejaukiai šiaip jaučiaus, nes žmonės nori su manim fotkinti. Tos mergaitės man rašo labai dažnai Instagramą. Gavau vieną video iš jų, tikiuosi nesupyks, kad papasakosiu. Patreonė galėsiu daugiau gal papasakot. Ai, bet jos mane remia Patreonė, tai kaip ir čia matys ir tenais, tas ant to gaunas. Bet jos man dažnai rašo Instagramą. Ir vieną gavau video, pasirodžiau Kėdainiuose ir gaunu video, kurios abidvi atsisėdusios sako, mes jau 10 kartą bandom įrašyti šitą video. Matėm, kad tu peržiūrėjai story, kad buvo mano gimtadienis ir manęs nepasveikinai. Tai jau prasidėjo sąlygos dabar. Opa! Jo, gerai. Ir savo gal gali pasveikinti su gimtadieniu, aš atsinčiau video ir pasveikinau su gimtadieniu. Jo, bet šiaip dažnai gaunu. Blėt, kaip didžiausiam fanėm galėtum ir pasistengti. Galėčiau ir pasistengti, iš tikrųjų žinoti jau, kada gimtadienis. Jau galėtum, blėt, biškį susim kurvo. Goda, kas tau yra. Bet šiaip linkėjimai, didžiausi labai fainiai, kad turim tokių. Tau žmonės mok pinigus ir tu dar negali gimtadienį sveikinimą padaryti. Negali, blėt, pasižiūrėti kalendorius vis, kada gimtadienį yra žmonių, kurie žiūri. Jo, dabar visi, kas Patreonė mumis mokat mums pinigus, visus sveikinsim su gimtadieniu, tai rašykit savo datą dabar. Įdėsim į Patreoną postą ir rašykit visi savo datas, mes pasižymėsim ir sveikinsim kiekvieną žmogų per gimtadienį.
100 žmonių. Taip, tai visi surašykit datas būtinai. Ir vardadienius dar galite surašyti. Vardadienis irgi. Irgi pasveikinsim su vardadieniu dar. Ir su didžiausia metų šventė. Taip, kiekvienam bus dovanų irgi atsiūsim visą laiką. Pieštuką. Ne, už 100 eurų minimum dovanų. Eiksina. Jo, aš buvau, žodžiu, dėl ko praeitą savaitę negavo turinio nei Patreonas, nei YouTube'as, nes aš, kai buvo, mes išvarėm į Šilalę, kur mumis, tarp kitko, užpuolė po pasirodymą. Ir nunuodė greičiausiai. Ir greičiausiai nunuodė. Žodžiu, vienoje iš degalinių suvalgiau tortilją su vištiena ir galimai nuo jos čia man prasidėjo tokie simptomai. Aš grįžau iš Šilalės, viskas žiauriai gerai, kitą dieną turim važiuoti Elektrėnus. Bet pala, biški, man reikia, nežinau žodžio, tai nesakysiu. Taip. Suvalgiai tą ir kada blogai jaustis pradėjai po suvalgymo? Ryte. Blene, nuo to žinau, jaučiu. Bet paskutinis buvo, ką valgiau. Bet nemanau, kad, nes jeigu būtum suvalgius ir ten būtų kažkas hujovai, čia valgiai kokią 5 vakarą jaučiu. Ne, žinau. A, čia grįžtant? Grįžtant, man atrodo. Grįžtant, o gal ir į priekį. Bet, nu, žodžiu, nes jeigu grįžtant, nu gerai, nesvarbu. Esmė kame, kad aš grįžtu namo, viskas man gerai jaučiuosi ir atsikeliu rytą nuo to, kad pykina. Galvoju, neši, viskas. Nes nuo ko dar gali rytą pykinti. Pažadino mane pykinimas. Tu tada valgiai grįžtant suktinuką iš degalinės ir mylėjus dar prieš einant mėgoti. Ne. Aš ir jo apneštėjams netaip veikia. Jo, kur iškart pasipisi ir iš karto pasidarai testą ir rodo. Kitą dieną. Iš karto iškivo. Gerai. Tai žodžiu, nuėjau į Tūliką, pabuvau Tūlikę taip. Išspaudžiau vaiką. Ne, bet pabuvau Tūlikę ir taip nebepykina lyg ir, žinai. Tiesiog pasidėjai Tūlikę? Taip, atėjau prie Tūliko, tai pasilenkiau liktai. Na, pagalvojai. Bet toks, ar čia jeigu įkiščiau pirštus, tai būčiau vienas, bet tipo šiaip pats neišeina, žinai. Tai galvoju, aš neversiu išeiti, jeigu nenoriu. Aš nuėjau vėl mėgoti ir mane tada pažadino po valandos. Čia kaip su svečiais yra, ne? Kur per ilgai užsisėdžiu, nu, bet aš neversiu išeiti. Kol patys neina, tai gerai. Būkit. Būk tada jau. Būkit. Nėra, kad labai trukdytų, žinai. Ir po kokias valandas aš užmigau ir po kokias valandas mane vėl žadina dar didesnis pykinimo jausmas. Aš neinu į Tūliką ir tada jau vemiu. Tada jau svečiai patys išsiprašė. Jau išsiprašė net patys. Išbėgo. Taip, ir netgi ne pro vieną galą duris, o ir netgi per užpakalinės duris bėgo pro vienu metu. Ne, aš vėmiau, tada atsisėdau prie Tūliko. Jaučiu kažkas dar negerai. Tada atsisėdau ant to pačio Tūliko. Ir tada jau bėgo svečiai pro galinės duris, ant tiek nebenorėjau. Šiaip baisiausias yra, kur tu va taip yra buvę, sėdi taip ant Tūlika, apsikabini šiukšliadėžę ir pisi vienu metu va viską. Ir vėmi, ir dar šį kito pačiu. Jo. Sorry, kad čia vėl apie šūdus. Kitaip nebus. Mes sakom, kad pasikeisim, bet mes kaip toksiškas bičas, kur žinot, kad nepasikeisim. Taip ir bus. Tai žodžiu, aš nuvariau paskui lovą. Žadino Ernės, sakau, aš vėmiu ir triedžiu dabar. Ką daryti? Ką man daryti dabar? Bet čia yra tas panų, kur situacija, kur nieko negali padaryti. Tiesiog reikia palaukti. Bet ką daryti dabar? Dabar daryk kažką. Jeigu aš būčiau viena buvus, aš būčiau didvyriškai susitvarkęs. Bet kai yra bišas, tai tada aš noriu, kad pasirūpintų. Žinai, jau viskas. Taip pat tik bišas, akiratį atsiranda princesės bateliai, tokie, žinai, užsimauna. Aš vėmiu ir triedžiu. Ką daryti? Ką man daryti dabar? Ką žinau, dar pavėmk ir dar patrėsk ir gal praeis, aš tai nežinau, ką daryti. Bet žodžiu, Ernės nuvarė į vaistinę ir aš galvojau, gal čia vienkartinis toks buvo, žinai, išvėmiu, ištriedžiu ir gal praeis, žinai. Ir Ernės nuvarė iki vaistinės, paėmė nuo vėmimo, nuo atradimo vaistų, grįžo. Žiauriai manim taip rūpinasi visą laiką, kad aš jaučiausi visiškai ligoniukė, princesiukė, buvau visiškai. Gali man valgyti padaryti, tai buvo, ne? Tai ir košytas, ir arbatytas, ir glosto. Kiek džiuvesėlių pakelių suvalgyti? Nevalgiau džiuvesėlių. Žinai, kas buvo, kad aš išgeriau vaistus ir gėlių dar atnešė man. Puokštė didelė rožių. Galėtų ir ne kai triedė atnešti. Už tai, kad triedžiu atnešti. Šaunuolė.
Patries dar. Gal geriau bus. Nu, davai kartu, kad Nu, pavėmėm. Ir žodžiu, aš išgeriau tų vaistų ir man absoliučiai, tipo, aš išgeriau vaistų ir man nespėjo suvirškinti, mane vėl pykina. Vaistai? Jeigu tik kažkas skrandyje atsiduria, vandens stiklinė, viską vėmi laukan. Ir jau iki tokio lygio daita buvo, kad nebejau tulką. Aš lovą į kibirą vėmiau. Ai. Nu, netrėdžiu lovai, bet... Ai, ble, galvojau. Ne, čia jau būtų virš visko. Galvojau, čia ta istorija, kur tu sakai, jeigu atsikeli ir prisitrėdas bičas. Netrėdžiu lovai, bet vėmiau kibirą lovą atsigulus ir man buvo tokia gėda, kur, blema, bičas šalia ir aš tiesiog tokioj būsenoj, žinai, kur į kibirą. Slėginį, tokį. Kur, žinai, aš užmiegu, nes mane atjunginėja, nes temperatūra užkilo iki 3-8, mane atjunginėja ir aš atsikeliu tik tam, kad duok kibirą, vėl ir vėl vėmiu. Ir taip visą dieną pravėmiau ir jau, sako Ernis, viskas, važiuojame priimama. Ir aš labai nenorėjau važiuoti į infekcinę, nes galvoju, nu, dar daugiau, tipo, ten prisirinksiu visokių šūdų. Ir nuvariau į kardiolitos priimamai. Pasirodo, kardiolitą turi priimamai. Ne. Jo, bet ten nieks nežino, dėl to nėra žmonių iš vis tenai. Aš vieno pati viso ligoninėje buvau. Jo, ir bet nuvariau. Bet tik su širdim, jeigu kažkas blogai priėm. Nes kardiolitą. Bet nuvariau, žodžiu, labai fainas daktaras priėmė ir aš sakau, aš žiauriai bijau, nes aš salmoneliozę turėjau 16 ir man, nu, tipo, žiauriai trauma iš to ir aš dabar viskas prašku, man žiūrėkit viską, kad nebūtų. Ir jisai toks pažiūrėjo, padarė kraujo tyrimus, sako, nu, šiaip labai gali būti, kad čia salmoneliozė yra. Antrą kartą gyvenime. Bet salmoneliozės, aš esu sirgęs irgi, man tai... Esi sirgęs? Jo, bet čia tipo... Nu, tu vėmi trėdi žiauri hujovo, bet po 3 dienų atsigauni kažkaip pats. Ne, bet ta bakterija pati neišnyksta, tu turi antibiotikus gerti. Tai gal tada nesirgau? Gal tada nesirgai. Nes ten bakterija ir aš kai 16 metų turėjau, man iškart nerado, man tiesiog ligoniai tipo Nu, tu pasakoji tą, kur ten buvo daug. Jo, ir tada man tik po pusės metų vėl rado ją. Nu, kur sepsis vos nebuvo. Jo, sepsis buvo jau. Ai, buvo jau, nu. Tai aš nes man bijau, tai aš salmoneliozę įsivaizdavau, ai, tu čia tiesiog pavėmsi, patriesi ir praeisi. Ne, ten yra bakterija ir tik tai antibiotikai, kiek žinau, jie gali numušti. Tai žodžiu, man išrašė antibiotikų. Aš dėl to šiaip žiauriai bijau žalių kiaušinių, pavyzdžiui. Jo. Aš esu pasakojęs šitą. Ne. Kad turiu fobiją žalių kiaušinių. Turi fobiją žalių kiaušinių? Jo, nes kažkada vaikystėje išmokau, kad kiaušiniuose yra salmoneliozė. Jo. Viskas. Keptą pavalgyti galiu, bet žalia man ne. Eiktų, aš irgi visą laiką perkepu ir vištą, ir kiaušus, nes labai bijau, nes turėjau tokią patirtį. Ir antrą kartą gyvenime, tipo, šiaip salmoneliozę pasigauti yra žiauriai maža tikimybė, nes ten vienas iš kelių tūkstančių ar keliasdešimt tūkstančių kiaušinių yra užkrėstas ir tu būtent to kiaušinio turi nedakepti, arba vištos tipo. Ir antrą kartą gyvenimą pasigauti salmoneliozę, nu tai čia tas pats, kad žaibos nutrenktų, maždaug tokia tikimybė yra, bent jau kiek čia GPT sakė. Tai žodžiu, greičiausiai, kad, nu, nedarė to pilno tyrimo, kad sužinot, ar tikrai salmoneliozė, man tiesiog išrašė antibiotikų, kurie, tipo, gydo ir virškinimą, ir salmoneliozę, tipo, jo. Tai praėjo, kiek porą dienų, jau aš kaip ir atsigavau ir tada mes turim filmuoti podcastą trečiadienį. 3,75 vėl temperatūra užkilo. Siunč fotkę, 3,8 beveik. Jo. Ne, aš dar atvarysiu. Ir aš atvariau vakarą filmuoti podcastą, bet kaip tyčia buvo užimta studija ir kiti filmavo. Tai, bet ir gerai jaučiu, žinau. Jo, būtų pizza buvo. Ir gerai. Nes aš to, numirusi veido atvariau tiesiog. Nesąmonė. Gerai čia. Tai. Jo. Tai stengsime šiandien padaryti Patreoną ilgesnį podcastą, kad gautume daugiau turinio. Nepykit, kad nebuvo videko. Netyčia čia taip gavos. Nu, jo, negali triedžiant. Nu, visiems būn, kad patriedžiat. Nu, jau nepykit tikrai jau čia. Atsiprašau tikrai, bet... Jo, bet šiaip viskas gerai atsigavau, tai labai fainai, kad atsigavau, labai kitaip vertinu gyvenimą dabar. Oi, tai man lygiai tas pas buvo. Kai mano vemalai buvo pizda, kaip aš džiaugiausi savaitę. Dabar akis prašviesėjusios, aš noriu gyventi, nes supratau, kaip blogai gali būti. Jo, tai labai faina buvo. Ir dar VTP nufilmavom pirmadienį ir kad buvau, nežinau, kad bus eilinį kartą tiesiog, nu gal gerai, kad pasidažiau. Tai fainai buvo, pašnekėjom. Tai va, ką tu veikiai
Prieitą savaitę, 2 savaitės mes nesimatėm. Jo, buvaugi grįžęs iš Šiaulius į mokyklą variau savo. Ai, tai mes matėme Šiauliuose. Mes buvom susitikę Šiauliuose. Jo. Blet, koks keis pasaulis yra. Labai mažas pasaulis. Jo. Mes atvarėm pasirodyti su Vita į Naują Akmenę ir tada Šiauliuose pasilikom ir pasirodo tą pačią dieną Šleika buvo iš Šiaulius grįžęs ir susitikom Šiauliuose, varėm pavakarę. Varėm pavalgyti. Jo. Ir šnekėjom apie šūdus irgi prie stalo. Jo. Žiauriai fancy restoraną. Jo. Nu, tipo. Šiaip labai fancy, tikrai. Atrodė gražiai, jo. Su rožėm ant sienų, ten statulos visokios, tie barmenai gražus visokie, jo. Ir mes apie Maibacho šūdus tiesiog visą laiką. Mes sakėm, Maibacho dar karjeros galimybės, kokios gali būti. Ką jis dar galėtų su šūdais sugalvoti? Marinuot, konservuot, Santa Marija prieskonį. Spa paketas šūdai vyniojimas. Ir va toks dalykus tiesiog labai garsiai šnekėjau. 1,5 valandos apie šūdus. Jo. Ir čia vat Šileikos mergina pirmą kartą buvo jaučiu su tavo draugų kompanija, ne? Kad taip. Tipo, tai yra buvus su komikais, bet ne tokioj vietoj, kur sėdėtumėm ir rifintumėm apie kažkokią nesąmonę visiškai. Nes aš taip vis pažiūrėdavau į Šileikos merginą, taip vis pasižiūriu ir galvoju, eik tu, na, kai jaučiamės gėdą, darom tiesiog Šileikai dabar, nes jinai net neturi kur įsiterpti, neturi kur užmesti. Nes ten pastoviai, tipo visą laiką kažkuris, o čia Lidlas, o čia tas, ir čia prieskoniai, o jeigu primeskit karo, čia tas būtų. Džiovinta, kaip žuvis, kaip stinta džiovinta. Ir mes 3, aš, Vita, Goda ir dar Eneida buvo, ne? Ir riekiam tiesiog per visą restiką. Tai aš įsivaizduoju, jai sunku įsiterpti yra. Jo, ir paskui jau praėjo šitas ir mes ten kažką šiaip šnekėjom su panom ir aš girdžiu Šileiką atsisuka į paną savo, sako, o tu piktais? Nu, pasiklausiu, maža kas. Ne, kodėl? Ne, taip paklausiu. Pasiteirau, ar nieko buvo. Nu, blet, šnekėjom. Ne, bet tai fainai. Ar priekaištavo paskui kažką? Ne, nieko nesakė. Nes atrodo, kad viskas gerai, aš dar jos perklausiu, ar viskas. Nes aš galvau, gal čia riekiam apie šūdus, gal kažkas negerai, čia dabar bus, gal aš turėsiu konfliktą dabar spręsti, kad man juokinga šūdai yra. Kodėl tau, Kristupui, juokinga yra šūdai? Nu, kad aš, blet, biškai intelektualumo gal kažkokio, kažką. Jo, visiškai kurva degradavęs. Pažiūrėk tu į save, kaip atrodai, blėd, man gėda jau su tavim eiti. Eik, blema, bet čia žiūr, jeigu jaučiu, čia vienas didžiausias žaidimų yra pažiūrėk. Ne, bet tada jau skirės viskas, jeigu tokį jau pasižiūrėk tu save, kaip atrodo. Koks didžiausias žaidimas? Jau tu nuo šito nebeatsispirsi viskas, čia jau tau. Čia, ne, šitas. Jo, ties čia baig reiks. O koks dar didesnis žaidimas gali būti? Kad tau pasakytų antrą pusę. Koks tu vyras. Koks tu vyras, ne? Bet šitas, aš esu girdėjęs. Čia baisiausias, ne? Arba koks tu tėvas, ten jeigu vaikų turi, čia būtų žiauriausias, ne? Koks tu vyras. Jo, viskas, sen. Pasižiūrėk į save, kaip tu. Jo, jeigu tokį pasako, viskas, reiks skirtis, žinokit. Nuo šitą nebeatsispirsit, neįmanoma. Nieks nebepadės. Man gal toks, žinai, jeigu man sakytų, tu man gėdą darai. Jo, irgi žiaurus. Tu pasižiūrėk į save, tu man gėdą darai, blėd. Va šitas dealbreakeris būtų. Jo, nu viskas, nu tu šitą nebeatgaivinsi. Nes reiškia, tavęs net nebekenči, kurva. Negerbė visiškai. Jo, negerbi ir nekenči. Na, su tavim nenori, kurva, niekur matyti. Nei savo akise, nei kad tave kiti matyti. Na, iš vis nenori. Nerodė draugam niekam jo. Viskas, nuo šitą nepakilsit niekaip. Tu man gėda. Niekaip. Nebeįmanoma. Jo, tu kurva, blėt. O jeigu, pavyzdžiui, blema, kas dar būtų, jeigu ant tėvų, pavyzdžiui, kažką sako, kokia tavo mama, eik tu. Bet tada turi racionaliai pamastyti, ar jin tikrai gal mano mama, pavyzdžiui, yra, žinai, dūkė kažkokia, ar ten nesąmonę padarė. Bet jeigu tu, blėt, mano faina mama, aš myliu savo, jin gera mama yra, kas čia pisiproto, tada jau negerai. Reiškia, čia jau jai kažkas negerai su galva. Šiaip žiauriai keista, man jau tas būtų, kodėl tu sakai man, kad mano mama yra tokia. Kodėl tu man sakai, kad tipo, nes tikrai yra mama? Tasgi, kur tipo, kad čia ošvienė, blėt, debilė. Tai tikrai yra, aš įsivaizduoju, tokių mamų, kur nesveikos ten, aiškint kažką, kaip santykiuose būti. Ne tik, kad ne savo vaikui aiškin, bet jum abiem pradėti ten kažką pist protų. Kur yra, čia taip reikia daryti. Tokio video, kur darė gender reveal ir į tuos konfeti šovė
ir kad ten mergaitė ir ten berniukas, žinai, ir jie abudu su žmona stovėjo ir šovė tą konfeti ir žmona norėjo apsikabinti savo vyrą ir motina įbėga ir apsikabino tą savo sūnų ir ant sofos griuvo ten su juo apsikabinus ir ta moteris tiesiog nešia stovi šalia ir jai net neleidžia su vyru apsikabinti ir jinai sako, tipo, what the fuck, sako, kodėl jis tai padarė, čia, nu, tipo, turėjo mūsų momentas būti ir ta motina pradėjo ją gaslightinti, tipo, sako, tau su hormonais gal kažkas yra taip, pagulėk biški. Ką tu čia įsitiksinėjai? Va čia jau negerai. Va čia žiauriai kai nesuprant, tipo, erdvių skirtingų, nu čia na. Jo. Aš galvoju, koks man, bet man jaučiu tas būtų, kur tu man gėdą darai. Nu čia baisus, tai jo, labai. Arba jeigu sakytų, kad aš negražias. Nu, o jeigu tau sakytų, kas tu per moteris? Ne, šitas man supykdytų žiauriai. Bet nebūtų, kad aš savo priimčiau. Būtų dėl breakeris? Būtų dėl breakeris, jo. Nu, irgi, nu. Būtų dėl breakeris, bet nebūtų tokio, žinai, jeigu man sakytų, tu man gėdą darai, man būtų daugiau nepyktis, bet toks įsižeidimas, žinai, kur aš tipo pradėčiau pergalvoti, žinai, savo visus veiksmus. Pati pergalvotum. Jo, bet jeigu sakytų, kokia tu moteris, pistų, na, moteris. Tu toks kurva, pažiūrėk į save, blėt, snargliai, nahui, varv, blėt, kurva, apsirengęs, kaip bon, pažinti kurva. Nu. Jo, va tokia. O jeigu nahui pasiunčia? Blėt, Pykčio metu sako, eik nahui. Čia irgi reiškia, kad negera linkme einam kažkur. Jo, man atrodo, kai nahui pradės siuntinėtis, pagarbos nebėra. Jo, jeigu sakai, eik tu nahui, riek, ne, čia jau, ne. Aš net negaliu tokio vaizdą įsivaizduoti, kur tau pasako. Bet yra, nes yra nahui kontekstų visokiausių, kur susipyksti biški ir ant situacijos, nu, nahui. Jo, eik tu, na. Va, nu, tipo, čia savo pasisakai arba ant situacijos. Bet jeigu jau akcentuoji, kad eik tu, nahui, būtent, tada viskas. Pistų, nahui, eik. Ką tu čia man aiškiai? Ne, čia žiaurus. Čia pizda yra. Ne, čia žiaurus. Kiek aš esu matęs tokių pizda. Jo, dahujai, yra tokių porų nesveikų, kur siuntinėjęs viens kitą daužo antausius per galvą. Užsikas grabais, nahui, eik tu, nahui, tu durns kurva, ne. Man net širdis skauda. Ne, man irgi, nahui, ne. Bet aš tai labai džiaugiuosi, dabar pamačiau irgi per tą sirgimą, ar ne, žinai, tokį, kur žiauriai rūpinos manim ir aš goju nuo savo. Kaip ir manim rūpinas, koks tėvas būtų, žinai, vaikam. Bet aš tau tokią statistiką noriu išmėsi, mačiau podcastą, kad ten šiam kažkeli procentai vyrų išsiskirtų su savo moterim, jeigu jinai susirgtų labai, tipo, ilgam, bet tik 9 procentai moterų išsiskirtų su vyru, jeigu jisai labai susirgtų ilgam. O, kur? Tai vyrai, jeigu nebedodi pist, viskas išeina. Kažkas tokio aš įsivaizduoju. Aš pilnai nedažiūrėjau tenai. Bet šitas yra, pavyzdžiui, jeigu tipo, tavo antrą pusę susirga vėžiu, bet, nu, ten baisė toje stadija, ne, kur labai ilgas gydymas. Ir yra tas, kur, pavyzdžiui, nu, tu dahuja metų, tu rūpinės kitų žmogum, žinai, ir tu atiduodi savo gyvenimą, kad tu slaugytum savo antrą pusę, žinai, ir ten jau nebėra to laiko leidimo ir panašiai. Čia, aišku, čia žiauri tragedija yra bet kokiai šeimai, bet tam žmogui, kuris slaugo tą savo antrą pusę, man atrodo, dar žiauriau yra. Nu, ne dar žiauriau negu sirgti, aišku, bet, tipo, irgi yra labai sunku, tau ir sunku matyti, kaip jam skauda, ir tu pats prapisi daug savo gyvenimą, kur galėtum, tipo, galvoji, gal blėt, gal kitaip galėjo būti. Nu, ir tada, jeigu tu pagalvoji, kad aš gal nenoriu šito, aš nenoriu dylinti su šitu savo gyvenime, aš nenoriu iki gyvenimo galo slaugyti, žinai. Dar ypač, jeigu jaunas esi žmogus. Taip. 27 kokie metai. Ir jeigu tu taip pagalvoji, tada išsiskirti, čia yra, nu, kitų akyse. Ir tau pačiam gaila būtų, tipo, kad aš palieku dabar tokioj, tipo, stadijai. Taip. Jam irgi, nu, čia pizda, šiaip čia žiauriai. Čia labai baisi situacija, yra žiauriai didelė tragedija. Aš nežinau, aš jaučiu būčiau. Nu, man per sunku. Nu, va čia negali žinoti, kaip būtų. Negali, šitą neįmanoma sumodeliuoti, kaip susisuktų smegenys. Nes blema, žinai, tas, kur... Nes man tai suplyštų širdis, aš negalėčiau išeiti. Ne, pistačia būtų. Kur, žinai, bet aš įsivaizduoju tą, kur, tarkim, tu, jeigu nuo ryto iki vakaro esi full time slaugė, žinai, ir dar turi savo darbus. Ir, tarkim, tu grįžti namo ir turi prausti tą kitą žmogų, žinai, ne, aš tai ne, man per daug skaudėtų širdį. Aš negalėčiau. Nebent jau tada, nebent susirasti kitą paną, bet dar vis tiek rūpinės.
Taip vis tiek atvarytum kartu tada pasirūpinti, nes, negalėčiau, kurva, pizda. Neleisti širdis gyvenime. Ne, niekaip. Kad ir, tipo, sakyčiau, skiriamės, bet vis tiek rūpinti. Tai sakau, gali išsiskirti, bet aš vis tiek atvaryčiau tada rūpintis. Nes, įsivaizduoji savo, tipo, tu susirgi žiauriai ir tau tiesiog sako, aš nenoriu savo gyvenimo šitam aukoti ir išeina ir tu tiesiog vienas. Ne, aš per daug geros širdies, man atrodo, esu. Negalėčiau tai palikti. Ne, man žiūri sunku. Užtamsinom čia su Jo, baisiai, užtamsinom. Grįžtam prie šūdų dabar. Grįžtam prie šūdų. Žemaitaitis išskrido į Niujorką. Bandė išskristi į Niujorką. Žiauriai geras. Aš vakar žiūrėjau, aš negalėjau patikėti. Man buvo absoliučiai tobulas video, tobulas planas. Man vienintelis minusas šito buvo, kad ne aš sugalvojau šitą padaryti. Bet, blėt, nėra lengva tokį padaryti, žinok. Jo, šiaip atrodo pakankamai lengva jam. Nu, tipo, tiesiog iš bet kokio pašto etajahu.com. Karolina, gali gal pažiūrėti, jeigu aš čia atsigulu, ar matos ar ne? Per abi kameras. Aš tą matos? Matausi, ne? Ne per toli? Nekeistai atrodom. Nes man žiauriai sunku sėdėti. Gerai? Gerai. Žodžiu, man atrodo, kad ten labai lengvai, net per daug lengvai padarė viską. Antiek lengvai apipistė. Bet turi sufeikint bilietus, sufeikint tuos dalykus, tai va šits biški būtų jau sunkiau. Bet kaip jisai, tipo, aš skaičiau komentarus jo, jisai atrašinėjo komentaruose Facebook'e. Čia kas nematė, tai žodžiu, pažiūrėkit Laisvės TV video, tiesiog naujausia ir ten viskas yra paaiškinta. Čia per daug būtų pasakot. Bet žodžiu, jisai, kaip supratau, iš jo komentarų, kuris atrašinėjo žmonėm Facebook'e, jam sako, what the fuck, kodėl tu online check-ino nebandai daryti. Tipo, tau nešovė galva, kad čia kažkas netaip yra. Sako, tai aš bandžiau darytis ir neišėjo, tai dėl to į oro uostą nuvažiavau. O tu durnas esi? Man čia irgi labai keista, kad jis teisininkas yra. Ten tą patį irgi sakė tapė. Tu teisininkas, esi pabaigęs teisę, 5 metus magistrą, ble, tu gali ginti žmonės. Ir tu kurva nesugebi užčekinti bilietų. Arba suprast, kad fake. Jo, riedel.yahoo.com, karočią čia fake yra. Ir dar, kad buvo, kad tas skrydis iš Lietuvos į Turkiją, jisai iš tikrųjų buvo, bet iš Turkijos į New York, aš kaip supratau, net nėra tokios skrydžiai, jis net nepatikrinau tokių dalykų. Ir jisai, būdamas teisininkas, būdamas Seimo narys valdančioje daugumoje, jisai rašinėja per Elpaštą į kažkokį random Elpaštą etajahu.com visokius vidinius dalykus. Jo, Nausėda, tai nahui. Jo, Nausėda duhas yra, jis nemėgsta jūsų. Jo, Laisvės TV gauna paramas visokias, čia jie duhai. Skleidžia falsifikuotą informaciją. Jisai būtų nuvaręs į Ameriką ir viską tiesiog pridavęs. Jo, pilnai viską būtų atidavęs. Visiškai viską. Maskui būtų pardavęs Lietuvą. Būtų va čia rašykis, čia atidodam tau. Gali pervadinti kaip nori, ką nori gali daryti. Dar labai geras buvo, kad bandė jį pagauti ant to, kad davai apie Rusiją dar papostink, tipo. Kad palaikai Rusiją. Ir jisai, aš čia neutralus noriu išlikti. Bet bent neutralus. Man keista, kad šitoj vietoj susilaikė dar. Aš tai galvojau, kad nes aš galvojau iš karto bus. Bet įstatymiškai negaliu postinti Lietuvoje apie, kad, neigti Rusijos kaltę kare, tipo, yra įstatymiškai, nelegalu yra, tu gali gauti baudą už tai. Man tai biški baisu yra, kas dedas pasaulyje. Kad tokie debilai valdo šalį. Čia insane yra. Aš dabar pilnai tikiu, kad aš protingesnis esu už visus kurvajos. Tikrai, eik tu nahu. Man tai... Čia pizda yra, kurva. Aš negaliu įsivaizduoti. Aš negaliu patikėti. Jis dar, sakė, vežė gintarinę sąsagas dovanų Elonui Muskui. Jo, blė. Man tai žiauriai jokinga ta mintis, kad jisai iš vakaro krovės lagaminų, žinai, varė jaučia... Su žmona jau dylint ten, kur varys, ką valgys. Žmona jaučia pas kaimynką varė tiesintuvą pasiskolino, pietkelnes naujas varė nusipirkti, žinai. Mes Bakarato hotelį būsim pizdatų, čia pamatysi. Dar labai geras buvo komentaras, kad jam kažkas parašė, kaip tu galėjai patikėti su tokio Elpaštu, kad tau čia dabar už tramštukų kažkas tave skraidino paselo namas, žinai, ir Žemaitaitis atrašo, abejoti pagrindo nebuvo, ir dar labai greitai davė šitą
licenciją, ar kaip ten vadinasi tas dalykas, Jo, kad išvykti. jo. Tipo labai greitai šitą davė ir aš papostinau šitą Instagram ir man parašė keli žmonės, kad išsiimti tą licenciją bet koks žmogus gali online, atsakęs ten į 7 formas kitą darbo dieną, tu tai jau turi tą. Kiekvienas Ten žmogus. jo, jaučiu užpildai kvizą mini Jo. ir tau užduot, kad gali Tai važiuoti. ant kiek tu dalbajobas turi būti, kad Jo. tu tipo, žiauriai greit davė visą ir tu net nežinai. Nes nieks netikrina, kokį tau laišką siunti. Nu, Tu tiesiog paprašai, kad tau reikia išvaryti. jo. Ir dar tas, Debilizmas. vat, kad jisai pažydimas buvo, kad neinformavo Seimo Jo. valdybos, kad jisai Jo. išvažiuoja asmeniniais reikalais, sakė. Asmeniniais reikalais. Tau Elonas Muskas moka už kelionę apie politiką pasišnekėti, asmeniniais reikalais išvažiuoja. Bet man, žinai, kas smagiausia toj vietoj buvo. Ten, kad Žemaitaitis Asils, man jau pohui yra. Jo. Bet tas bičias, kuris suorganizavo visą šitą ir kuris sėdėjo šalia, kai jam pasakė, kad Taip. neegzistuoja tokie biletai. Aš sakau, Jis genijus aš yra, vienintelis na, man čia gaila, kad ne pizda. aš sugalvojau. Aš nežinau, kodėl jis norėjo išlikti anonimu, bet seni, aš maldauju, tu išlysk į viešumą. Čia pizda yra. Čia Čia nuostabu. neįtikėtina, kurva. Man dar žinai, kokia vieta buvo Laisvės TV, kai sakė, tavo visą, žinai, tą laidą darė. Ir buvo, kad vieną kartą paminėjo, tai nėra Laisvės TV iniciatyva. Ir tada vidury video Tapinas sako, aš tik dar kartą noriu paminėti, kad tai nebuvo Laisvės TV iniciatyva. Gali būti, kada ne. Ir tada žiauri tyla 5 sekundžių, neiškarpyta. Aha. Tai nėra Laisvės TV iniciatyva. Jo. O dabar judam toliau. Ir toks, tai, žinai, blėt, ar čia specialiai ta tyla buvo, kad jūs čia darė, žinai, ar čia tiesiog neišėdėta, Gali žinai. būti, tikrai gali būti. Čia jų vaibelis. Jo, nes jie darytų tokį dalyką. Jo, tai Kur gal tiesiog, tikrai žinai, gali papipistų. būti. Gali būti, kad padarė ir tipo, Anonimiškai. kad Bet biškiai apipistą nuostabu. vėlų kanakui. Nuostabu. Fak Žemaitaitis. Fak Ne. Žemaitaitis. Fak Žemaitaitis. Nu, čia buvo absoliučiai nuostabi idėja, man sakau, žiauriai būčiau norėjus aš sugalvoti, visiškai genialiai Jeigu idėja. tas bičias real yra, kur šiaip susigalvoja, neturėjo ką veikti. Paprastas žmogus. Aš tai įsivaizduoju tokį, kad prirūkė Hebroj ir sako, o primeskit Žemaitaitis toks labajovas, jis jaučiu pasimautų, na, ant bilietų. Davai parašom, kad mes Elonas Muskas esam. Ir tiesiog. Bet ant kiek tu savim turi pasitikėti, kur jisai nebuvo pagrindo abejoti, ten toliau bazarint kažką. Man žiauriai atėjo, kad jis pats kurva. papostino Jo. visą Facebook'e, kad sveiki, aš Lokas Jo. mane apgavo, va taip mane apgavo, va Pats the fuck. prisidodi, jo. Man žiauriai Kur, gėda būtų. kur tave šiaip apipistų ant 2 štukų ten, kur pavogtų, Jo. man būtų gėda sakyti. Kur mes sakėm, Taip, kad būtų gėda, jo. blėt, postinti. O jisai va, taip, tokį debilą, kur. Ir jis dar savim pasitikinti, tipo, pažiūrėkit, kokios genialios apgaulės vyksta. Nu, Kaip mane gerai apipisa. Tave Nigerijos princas Eik tu, apipistų, na. blėt. Tave apipistų Nigerijos princas, kad 300 milijonų to paliko. Įdomu, kiek jis turi žinučių dabar pas save messengerių, kur jūs laimėjote 200, mačiau Jo, visi dabar visi dabar siuntinėja. rašinėja. Žiauriai jokingai yra. Aš tai turėtų būti statyms, kur jeigu tave taip apipis, tu nušalinams turėtum būti. Nes būna, pažiūrėjau, ofisuose, kur dirba su ten programavimu, visokiam sistemom ir panašiai, čia pataisykit, nežinau, kas ofisuose dirba, bet girdėjau šitą dalyką, kad būna siunčia karts nuo karto, tarkim, laiškus visokius, kad va, čia, žinai, ir su nuoroda. Ir, tipo, gaudo, kas atidarinėja nuorodas. Jo. Ir kas atidarinėja tiem pizda, nes tu rizikuoji Jo, visos jo. įmonės saugumu. Tai čia žiauriai panašu yra, nu, tipo, tu pasimauni ant tokio Taip, dalyko, tu taip, rizikuoji taip. šalies Jo, saugumu su tokiais dalykais. Aš įsivaizduoju, kad Seimo nariai... Bet taip gal ten turi- iš įmonės net leistų, bet gautum biški pizduliai. Labai. Tai va čia turėtų Jo. irgi kažkas panašiai būti. Aš nematau kito varianto, tik tai išmesti jį. Nu, tipo, ant kiek tu... Nu, čia jau senai taip, čia visas, taip, nahui, reiktų. Įsivaizduoju, aš tai įsivaizduoju, kad Nausėda žiūrėjo tą YouTube video lovai atsigulę. Jo. Kaip taip susipisti? Kaip šitaip galima susipisti? Net aš toks durnas, nebūčiau ant Ne, tokio tu čia- pasimauti. Ant tokio alpašto neįmanoma. Ta šuniuką glostą savo. Jo. Pažiūrėk. Ta, koks jos vardas? Tos Diana? Ne. Gitana, Ne, Gitanas Diana, ir man Gitana. Diana? Ar Daina? Daina. Pažiūrėk, Nepamiršau. Diana, koks durinius. Tai pažiūrėsiu. Koks durinius. Žemaitaitis. Diana. Diana. Jo. Pažiūrėk, Diana.
Aš tau sakiau, kad jis lokas. Aš tau visą laiką sakiau. Kodėl jis italas? Aš tau visą laiką sakiau, koks jis lokas, pažiūrėk. Nausėda namuose taip šneka. Tai kitapkutės įsispirė ir labą žmoną. Labą Diana. Aš tu noriu palažyti pūtę dabar. Visą dieną laukiau. Eiksina, žodžiu, Džanliuka iškeps mum pizzą. Jo, Džanluka pasiėmė. Pas jos gyvena Džanluka Rusytė. Kep pizzą visą laiką. Kepa pizzas. Tiesiog non-stopų kepa pizzas. Ir išmeta, nes nevalgo nieks. Bet dabar aš kai žiūrėjau tą video, tik tai galvau, blet, o gal, nes dabar jeigu jie bandys apipistis, gal jau bus gaudysis biškiai. Ne, tai dabar jau jo. Nu, bet galvoju, blet, gal reikėjo kažkokį žoskesnį dar kaip nors padaryti. Tipo, kad jau tikrai būtų susėmę netgi, na, žinai. Jo. Galvau, blet, reikėjo gal dar iš karto. Dar žiūrėjo, Kinga jam sakė, tai papostink ten apie Ameriką, kad Trumpas zybys yra ir jis postina. America first. Jo, America first. Ant kiek tu gali manipuliuoti žmogum Seimo nariu su paprastu elektroniniu laišku, kad jis papostintų dalykus, kas, tipo, kad savo poziciją galėtų pakeisti va taip už viešbutį. Apie žydus liepia postinti kažką, bet šitą nepostina. Kad atsiprašyk viešai. Eik, tu, na, kai čia kaip paauglystė, tie maraziukai, kur klūpkis. Aš nežinau, ar mes esam tokią kadenciją turėję, kur taip žmonės tyčiotus. Ant tiek duhintų, kurva visus. Čia pizna, tiesiog patyčių objektai. Nes net nebuvo čia tokio, žinai, kad kažkaip piktybiškai išsityčiotų. Čia buvo, žinai, prigavimas. Ir tokius reikia prigūdinėti. Nu, lokas visiškai. Kur jūs galėjo nuo pirmą mailą jau. Ir net nebūtų šitą nieką buvę. Rydel, @yahoo, kas čia kurva. Na, jo, turėjo pasižiūrėti ir ai. Jo, blėt, nesąmonė gal. Esmė, kad parodyt gal kažkam. Jis turi visą komandą ir patarėjų žmonių. Bet aš nemanau, kad jis čia su patarėjais šitą darė. Bet aš galvoju, jis per solo. Jis čia tikrai solo. Seniai, nu tikrai kažkuris vienas iš patarėjų, nors šiaip koks vedlys tokie ir pasiekėjai turbūt, kurva, durniukai, nahu, irgi dar kaip debilai. Kad jam sakė, pasiimt gali bet kokį žmogų, žinai, važiuoti tenais, jis galėjo bet ką pasiimt, bet kokį tipo kolegą. Ir svarbiausia, dėl ko jis labiausiai susiparino, kad jeigu būtų vyrą pasiėmęs, kad visi galvotų, kad jis pydars yra. Kad važiuoja į kelionę tipo su vyru, jis dėl to labiausiai parinus. Kad būtų važiavęs į kelionę su vyru ir visi būtų sakę, kad jis gėjus yra, dėl to žmona ėmė. Eik, tu, na, įsivaizduoji su žmona, jie jaučia įsigavo tą laišką ir jisai, we did it. Kur ten, huiznait, koks žmonos vardas, nepamenu, bet Ritulė, mes padarėm, mes važiuosim pas Eloną Muską. Kokį nori muziklą, įsijunk, googlink. Įsijunk, imk rinkis, ką nori, daryk, ką nori, aš tu viską. Viską poka, pirmą klasę, važiuosim į New Yorką. Tai įsivaizduoji, žmona draugės apskambinus jau, visiems gyrės. Į Getspį važiuosim. Nu, į Getspį. Net nežinot, kas tas yra, mes nemokam į pirmas vietas gavim. Ir taip pasidūchintam oro uoste. Reikėjo, dar žiūrėjau komentarus geras buvo, kad 5 ryto reikėjo skrydį padaryti jam. Kad keltus 2, atvažiuoti 3 su lagaminais. Eiktina, nu čia nuostabu žiauri, kad ta žmona pasiėmė, aš sakau, įsivaizduoju, kad jie namuose ten šokinėja. Aš tikiuosi, jo nebemyli dabar. Žmona? Žmona žiauri gėda. Aš tikiuosi, kad žmona sako, koks tu vyras, nahui, jam dabar. Koks tu man gėda su tavim, nahui, koks tu kurva vyras. Kur žmona grįžta, tas galva nuleidęs ant sofos sėdi, duok tą kompiuterį, kaip ten tie mailai atrodė ir, žinai, jis jau atsispausinęs, kažkodėl tos laiškus ir jis rodo jai, žinai, tos, važiuok. Tu pasižiūrėk, tai kaip čia atrodo? A tu, blėt, mastai su galva gal nors. A tu, blėt, matai? Kurva, aš tau sakiau, kiek kartų, blėt. Yahoo.com, tai su manim reikėjo pasitart, man reikėjo parodyti. Taigi žinai, kad tu kurva nemastai su galva, man parodyk visą laiką. A tu debilas, kam tave tokį debilą Elonas Muskas kviesti, šis pažiūrėk, kaip atrodo. Tokį kurva, blėt. Prieš šį veidrodį pastato, pasižiūrėk šitą. Per ausį vieną. Duha, šitą silpną vyrą, tau net nestov bibistų. Silpnas, pediketų. Važiuosis į Ameriką, blėt. Jo, pasielona. Kas tavęs tokia gali norėti? Tokia.
kurva. Jeigu mane šiandien... Aš net neturiu žodžio apibūdinti, kaip tu atrodai. Tu... Kaip suslikas paskutinis. Pizė, na, negaliu žiūrėti. Fū, ble, dink iš akių. Dink iš akių. Eik, tu, na, uždaro duris. Jo, sėdė kampė dabar. Sėdi ir niekur neini. Ir jis įrašo, mane apgavo Facebook'o. Rašyk, atsiprašinėk dabar. Atsiprašinėk dabar žmonių. Tai tu darbo neturėsi, kas tave priims dirb dabar. Eisi gatvę šluo dabar. Šiaip arba jo žmona gali būti tokia pat delusional irgi kartu. Šiaip jo, nes su Žemaitaičiu yra mažai žmonių norėtų gyventi su tokiu žmogu. Jo. O tai čia labai realiai viskas. Jo, tai čia bet kas galėjo. Nesąmonė, nu. Tai gerai, nu tai Jėzu, anokia čia gėda. Tai nuvažiavam, pasižiūrėjom. Nausėdai būtų nusiuntę, jis irgi būtų važiavęs. Tai gerai, Žemaitaičiu, ko dabar čia nervuojas? Ne, taigi viskas gerai. Viskas gerai, mažiau kaip patrieza. Čia normalu, patriez dar jo. Patriez dar jo. Nuostabus yra Žemaitaitis, man labai faina Širinskienė irgi, kaip taip įmanoma pasimap, nu nežinau, Širinskienė tau siūstų. Aš įsivaizduoju, kad irgi taip pat būtų buvę greičiausiai su vyru, jau būtų fizinis tauros. Ai, neturi vyru. Turi, man atrodo, jo, aš aiškinus kažkada, kas jos vyras yra, nes man keista buvo. Labai gaila to vyro, labai gaila to vyro man yra. Mes kažkada, atsimenu, klientas buvo atvaręs, tai mes žvengiam, kad greičiausiai jos vyras negaliam baldų lipti namie. Jam neleidžiam ant sofų lipti ant baldų, jis vis tai, kad tik ant grindų gali būti. Ir jam reikia, jeigu tu būtum Širinskienės vergas, tau reikėtų naktį, kadangi jam ant baldų negalim, jis po lovą miega greičiausiai ir tau reikėtų kulšį greitai mesti jam po lovą ir uždaryti duris, kad Širinskienė neatsikeltų, kad nepultų tavęs. Jo, paskui išvedė lauką, kai Širinskienė išvažiuoja į darbą, išvedė lauką vyrą pasivaikščioti. Kurva, aš tai negaliu žiūrėti tą bobą, nahui. Žirna boba, tokia... Storo, nutukus, žirnos senė. Blečia patrono yra kontentas. Man tai galit siūs Širinskienį, galit postinti kur norit. Kaip manai, koks Širinskienės maistas mėgstamiausias? Šūdai su kirmelėm jaučiu, kad šūdai su kirmelėm. Jinai siunčia, iš kur tu galvojimai baks turi iš kokį degalų užsipilti į savo bechą. Nes siunčia Širinskienį savo šūdus, kad jin valgytų tiesiog jo. Reikia šikti, aš nenoriu šikti. Taip, reikia šikti, aš nenoriu šikti. Ką daryti? Labai geras šitas video. Aš tai nežinau, kodėl reikia bijoti kažką blogą sakyti. Jo, jeigu aš nemėgstu jos, tarkim. Jeigu aš jos nemėgstu. Mes čia juokaujam. 2 dalbajobai susirinkė, net daugiau ten jų yra. O. Nu, galit, sakau, siūsti. Nepolitikuokim. Nepolitikuokim, bet aš tai nebijau, man tai. Aš tai manau, kad Ką man Širinskienė padarys, atsisės ant manęs? Tada šiaip negerai. Mėgstamiausias maistas, aš manau, turėtų būti kažkoks delikatesnis, tipo koks nors, kur negali visur gauti. Šaltiena, šiaip jos. Jau šaltiena, bet jos būtų su saldžia želė. Žinai, arba arbūzinė želė ir su mėsa. Va tokia Širinskienė yra. Šaltiena į darbą nešas jaučiu tą šaltieną. Jo. Ir jin smirda jaučiu žiauri. Belė kaip smirda jaučiu. Aš įsivaizduoju dar. Kur atein į Seimo virtuvėlę, iškart visi šneka kažką smagiai. Visi. Ten, ką nors prikolinti. Jo, nenori prie vieno stalo sėdėti, neįleidžia. Iš Širinskienės. Matėt snarglis, kurva krapšta tą debilę. Įdomiai tyčias vienas iš kitų. Eik, tikrai tyčias. Aš įsivaizduoju, kad ten žiauriai nemandagiai bendrauja su valgyklos darbuotojais. Aš kažkaip įsivaizduoju, kad, nežinau, aš tai šaltienos, tai namie skanes, nežymiai. Su arbūzų želė, o čia be skonio. Iš vis be skonio jūsų tą. Nes tikrai krikščionis tikrai tyčias iš jų. Tikrai, jo, kur jinai ateina virtuvėlę, visi nutilt iš karto. Aš įsivaizduoju, kad kai jinai eina, turėtų grot kokią muzikėlę, žinai, jos ėjimo muzikę. Pum, purum, pururum, purum, purum, pururum. Kaip kempiniuko batai. Jo, visą laiką. Ir kažkodėl įsivaizduoju, kad jinai atvaro į darbą su botais kokiais, tipo su kersais kokiais nors, bet ten iškart persimauna į tapkės. Ir Seime su tapkutėm vaikšto visą laiką.
Kažkaip taip įsivaizduoju, arba kroksais. Bet ne kroksais, o tais maksiminiais kroksais, žinai. Jo, nieko originalaus neturi. Jei tinsta kojos. Jo. Embolizmai visokie kojose, trombozės. Ten jau net nebe kojos, ten augliai tiesiog yra. Ir aš primetu, kad yra išsiprašęs tikrai kabinete sofkutę, kad jai būtų vietoj kėdės. Ir jaučiu taip atsiguls ant sofos prie kompo, rašo. Bet jaučiu nesinčia elektroninių laiškų, tik ranką rašo, nes elektroniniai nepaspaudžia po vieną mygtuką, jaučiu. Jo, pas ją pirks iš karto ant dviejų spaudžiant mygtukų. Nori A paspausti iš suraidėję dar pasispausti. Žiūrėjau, pasispaudžia. kiek nervuojasi. Ir taip trinas, taip atskirą lasdelę turi, kad pasispausti mygtuką. Tragedija yra. Gerai, gal kažką galim nebe apie šitus pašnekėti. Jo, pala, turim šiandien, kiek mes čia filmuojame? Valandą turim jau? Šiaip aš nepasakau, kaip man toj mokyklai sekės, kur buvo. Jo, mokyklai, mes pradėjome. Jo. Galvojau, bus žiauriai smagu, tipo, atvaryti į mokyklą, čia senai, nu kaip senai, prieš 1,5 metų. Prieš 1,5 metų. Bet jau įeinu, jau pasikeitė, jie ten supynės turi jau kažkokias viduj. Atsisėst kubų visokiausius minkštasolių ten. Prieš 7 metus mokyklą baigiau. Nu, pas mane būdavo tik medinis soliuks prieš 1,5 metų, o dabar jau ten susipynėm jie. Duris naujausios įdėtos. Bet... Dankartai kurvas. Jo. Supynėm. Bet supratau, kad grįžti į mokyklą, nu, žinok, ne taip zaibys yra. Ne fainė, ne? Jaučiu, gal kažkas žiūrės, tai sorry. Bet, nu, jūs, nu, vaikai, nu. Aš prisiminiau tiesiog, koks aš būdavau. Ai, aš toks būdavau, ne? Ką klausinėjo tavęs? Tai apie komediją. Ten buvo kaip intervas, ne? Jo, tipo. Bet aš ten mane, paskui aš pavargau, mane užpisa, aš tiesiog pradėjau pats. Aš tiesiog pradėjau ant mokytojų stumti visokiausių. Čia fainai turėjo būti žvengia? Jo, visi, ploj tenai. Ta duchė, visi iš karto rėkia, visiems žiauriai patiko. Nes man tai jau kas, man nebepadarys nieko. Nu, visus išdūkinau, ką norėjau. Ir tai jo paklausiu, bet aš ten jau paskui va. Su tom nebešneku ten, koks tavo vardas yra. Aš jau kraftworkinu jo, ką tu gerą. Kokį vardu esi? Kuri tavo mokytoja mėgstami? Nu kažką tiesiog pradėjau bazarinti. Kažkas bandė stumti ant manęs. Kažkas rėkti. Kodėl? Jo, nežinau, ką vairuoji? Sakau, Škoda. Kodė? Gerą mašiną, ką žinau. Kas tau nutika gyvenime, kad vairuoji Škoda? Visi, sakau, seni, tu neturi teisų dar. Tu su to mikrokaru važinėjai, dabar ką tu čia kur bazarinti. Jo, ir visi, irgi. Da, pas mus mokyklai, kas turėjo kažkiek panašų šitą mini mašinytę, kur ten nuo 16 gali vairuoti. Tai žiauriai visi pavydėjom, galvom, kad čia yra turtingiausias žmogus. Ne, dabar čia nebekietai yra. Čia nekietai, čia nebekietai yra. Nes atsimenu, kad prikolindavo kiti 12-okai, jie pernešinėdavo tą mašiną. Taip, mes tą patį darydom. Jo, atvarai, jeigu išfūlė, nėra vietos pastatyti ir tas mažas stovi. Surenki mašiną, išneši kitur, pasistatai, ir pasistatai. Kas gali pernešti mašiną. Jo. Fainai. Tai nesąmonė biški. Ne? Nu, tipo. Kad vaikai klausinėja ir jo. O klausia kažkaip normalių klausimų, kažką papasakai įkvepiančio, ar nelabai ten kažką paklausia? Matai, jie nelabai ruošis ten, žinau. Nelabai jie pasistengia šitam. Tai jaučiu, galvoju, nešaram, taip eisi, žinai, kaip... Jo, gal kažką. Jo. Bet aš ten jiem, nes aš atėjau žiauriai oficialiai padarytą sofkutę, man atsisėst kėdė ir staliuks ir nieko nėra daugiau. Tiesiog plikam laukia. Ir liepiau, sakau, neškit gėlės visas, kokias turit. Tai sunešė gėlių, padariau aš jiem, karočią sceną, paaiškinau, kaip padaryti. Atsisėdu, matau, kad nei vienas žmogaus nematau, žiauriai toli, žinai. Sakau, pala, biški pasislinkam į priekį. Tai biški į priekį pasislinkom, kad matyčiau visus, pašnekėt galėčiau. Tai davai kažkokių patarimų, bent jau. Nu, tipo jo, bent jau papasakau, kaip turi atrodyti. Mes patys dar nesugebam čia pasidaryti, bet, ant senos... Nu, bet bent jau basic dalykus, kad būtų kuo arčiau, ten atnešti kažkokį gėlių, dekorą, kažką. Nice. Nu, bet vis tiek fainai. Ne, tai fainai, tipo, kad pakvietė. Kad, tipo, jau acknowledge, o čia baigė mūsų šūlė, kietai visai. Faina. Tai visai faina.
Aš baigiau Klaipėdos Žemynos gimnaziją, jeigu kažkas norite mane Jo, pasikviesti, pakvieskit Godą irgi. Aš ateisiu į Žemyną. Taip. Bliama, bet aš atsimenu Žemyną tokia marozų buvo mokykla. Tai va, aš irgi. Ir biški bijau Nes atsivaryti. mano kaip tik nelabai marozų buvo šūlė. Nebent aš atsimenu kažkaip kitaip, o dabar atėjau. Kažkokie jūs netokie protingi, Bet tu kaip pas labai mane neseniai būdavo. mokyklą baigiai, ten dar turi mokytis tie patys mokiniai. Ne, Tipo, kurie buvo kurie devintokai buvo, jo. Tie dar tikrai yra. Bet aš dešimtokai. neatsimenu jų, tu nebendraudavai su jais. Tu jeigu būni 12, tu maks su ko bendrauti su 11 kažkokiu. Jo. Viskas, daugiau tai ne. Gal 10 koks nors ten iš kiemo. Žinai, kur būdavo, lakstydavo kartu. Jo. Viskas, daugiau tai tu nebendrauji su jaunesniais. Jo, savo amžius arba vyresniais. Nu, tipo, čia tipo, taip veikia Jo. pasaulis. Tai, žodžiu, jeigu žiūrit, ačiū, kad pakvietėt, bet nebekvieskit. Bet nebekvieskit, jo. Nebent darot kokį žiaurį oficialų ten renginį, kur gal kažką papasakot reikia gerai. Jo. Ir ne aktų salėje nesąmonė yra. Visi Nesąmonė. bijo klausti. Jo, nes dar tokia. Nes aš, tipo, visų iškart, gal norit kažkas paklaus kažko, gal norit kažkas irgi komediją, tipo, pradėti, sakykit, tipo, papasakoti, Jo. gal ką nors. Tai vienas buvo bičias, kur ten, tipo, norėjo, kažką paklausė, bet daugiau tai visi Reikėtų bijo. anoniminį daryti, žinai, su rašteliais kokiais, kad atsiųstų. Nes aš buvau su Katryna, jin irgi buvo, ten galė stovėjo. Aha. Tai sakė, kas galė buvo, tipo, klausės visi, visiems įdomu buvo, jokinga, bet sakė, matęs, kad bijo klausti. Kad norėtų, kad jiem faina. Aš tai irgi neklausiu, bet na, jie- ką tu salė iš Jo, dabar jo, neklausiu. ir kur bičias, kažkaip dūkin. Jo. Ir tada, nu, tipo. Nes, žinai, jiems reik reikės klasei. tenais mokytis visiems kartu. Jo. Ir jeigu tu paklausi, tipo, o aš galvoju eiti komediją ir tada tau Jo, visą laiką. visą laiką prikišinės. Komikas. Jo, tas veilokiuks varyk. kurva mažas. Jo. Bet va, jeigu kažkas pasako, aš iškart nusadini tada. Jo. Nes jie tai vaikai, nesunku juos nusadinti Jo. kurva ten, bet ką pasakai, biški. Tu net mašinos neturi. Jo, ir jie išsigąsti ir viskas. Tai nesunku, bet klasiai būtų fainiau. Jo. Nes gali su jais labiau pabazarinti. Nu, Ir kur tada tie, arčiau. kur ahujelin, jie jau bijotų ahujelinti. O tie, kur o tie klausti- normalūs, jie jau Jo, nebijotų klausti. Nebijotų klausti, jo. Nes aš jau šalia būnu tada. Jo. Nu. Fainai. Šiaip, nu, ne fainai, aišku, kad taip, matai, aš galvau irgi, kad tie 18-mečiai, 17-mečiai, kad jie, nu, kaip mes. Kad jie protingesni Tie yra. protingi Jo, žmonės. bet ne, Bet nelabai. prisiminus save 18, aš debilė. Taip, buvau taip, irgi. taip. Tai va, aš sakau, aš atvariau. Aš va taip 11 Jo. klasiai toks buvau. Ir visiškai atsimenu, kad Jo. veilokiuks toks. Okay, pasidarom gal per trukėlę ir varysime į Is it cheating? Davai. Davai? Gerai. Ir norime jūsų trumpo dėmesio, pažaisime greitai seną gerą žaidimą Never Have I Ever. Gerai. Tai ištiesim ranką, taisyklės yra ištiesiam ranką ir kas yra tai daręs, tas užlenkia vieną pirštą. Gerai, supratau. Okay? Gerai, aš galiu pradėti. Aš niekada nesu šokus parašiutų. Na, okei, tavo. Gerai. Aš niekada nesu geręs kulto. Ko tokio? Kulto? Kas tas kultas? Taigi kiekvieną trečiadienį geriam kultą. Visą laiką filmuojam podcastą, geriam kultą. Šiandien geriam kultą? Taip. Aš nesu mačiu tokio gerimo gyvenime. Ką čia? Kaip? Einam. Parodysiu aš tau. Okay. Nes čia jau svaigsti kažką. Tada aš galvau, kad jį juokauja. Aš nusivedžiau ją parodyti vietą, kurioje mes visada laikėme kultą. Tačiau ten nieko nebuvo. Bare užsisakiau kultą. Barmenė man sako. Kas tas kultas? Aš sakau kultas, visada čia jį perku. Mes tokio neturim. Aš dar bandžiau su ją kažką aiškintis, bet buvo beviltiška. Kreipiausi profesionalios pagalbos, nes šiuo metu esu pilnai įsitikinęs, kad aš išprotėjau. Papasakau jai visas savo problemas, o ji man sako. Kristupai, kultas niekada neegzistavo. Aš išprotėjau, Kult. Per geras talentas. Labas diena, mes Labas grįžtame dienas. su netikėtų svečiu šitam Vita podcast'ui. Žiba. Vita Žiba, panas. Vita Žiba, ponios ir ponai. Taip, kaip jūs Vita gyvenat? Gerai. Su kuo atvykot šiandien? Su nerimu ir depresija. Sim. Nieko naujo. Ne, absoliučiai nieko naujo, viskas nu kaip, važinėjom su Goda.
Aš tiesiog prispirkau, nes šiandien vyksta mūgė, kad prispirkau šmutkiu, atsisėdau pavalgyti šitą Tai rašą. pasakyk už kiek, ar negali. Ar čia jau negali, ne prie kamerų. Jau prie kamerų negali. Žinai. Gal štukę sumokėjau. Gal kas už tokią išeina mašiną, išeina nusipirkti už tokią? Jo, tai Jo? gali už 400 mašiną. Eiktina. Neaišku. Už štukę mano 2 Fordai išeitų. O jo, mano 3 Mazdas kokios. Jo. Jo, bet tai labai gražių, nusipirkau, nes labai gražių dalykų yra pilna. Ir tiesiog užsidedu ir žiauriai gerai atrodo. Nu, tarsi, vieną švarką užsidėjau, kur taip jau gerai matau, jau gerą vakarą šau jau su juo filmuosios. Ten kitą striukytą užsidėjau, tada kitą švarkelį, tada iš tą pačią Try to Cycle pasiėmiau irgi. Tai va. Jo, atvarykite marketą. Tai jau Šiandien baigės. Vakar baigėsi. Šiandien baigės vakar, kai bus vakar baigės. Jo. Aš vieną švarkelį žiauriai nusižiūrėjau, jau irgi įsiučiu nusipirkti. Man atrodo, jau jo nebėra. A ne? Tu nusipirkai. Kokį nusižiūrėjai? Papasakok. Tas su grandinėm, kur buvo daug tokių, kur grandinių visokių. Aha. Ir vienas švarkas buvo, kur gale užtrauktukas yra pusė. Aš tą žiūrėjau, bet pasiėmiau kitą. Kur čia dvi tokias grandinės? Ne, kur čia šonuose įsiūta įdėmenuota. Ai, tai pas tą pačią žiūrėjau. Tai, pas bullshit. Gerai, va, pasikvies 2 moteris ir pizdavau viskas. Net podcastą nebefilmuojam jau, matau. Gerai, mes turime šiandien segmentą. Aš tai eisiu žiedų, pavyzdžiui, ieškoti, jeigu jums įdomu. Bet sakyk, kad pydaras bus. Jo, vibracinis žiedas. Susipidaracinti bijau, nu. Kad žiedas. Jo, kad žiedas. O tai nėra, kad čigonams tipo zaibys nešio čia žiedus. Gerai, ką norėjai sakyti? Turime segmentą šiandien. Darysim 10 turim dalykų ir turim aptart, ar tai išdavystė ar ne. Tai pirmas yra, kad turi priešingos lyties geriausią draugą arba draugę. Ne. Aš irgi sakau ne. Ne. Nu, mes draugai. Jo. Tai nesąmonė. Aš turiu draugelį, kur metai iš metų esam, nei aš jį traukiu, nei jis mane traukia. Bet čia gal yra dar ir kontekstų dalykai. Tu, Jo. pavyzdžiui, susimeti draugauji 3 metus kokius. Ir tada pyst atsirand geriausias draugelis random. Gal biški nesąmonė, ne? Ne, nu tai... Bet tai... Būn taip. Nes jeigu nuo vaikystės, pavyzdžiui... Ne, kad, jeigu, čia bet jeigu susirandi geriausią draugą, ne? Nu, o ką daryti, jeigu jis dabar atsirado? Aš nesu buvęs tokiai situacijai, niekada aš nežinau. Tiesiog aš modeliuoju Nes situaciją. yra pas bičių ir jūs sakykit, ką sako, kad galvojat. kiti bičiai tipo laukia eiliai, jeigu Jo, tai bet yra aš, kai draugelis. su savo draugelis susipažinau, kai mes pradėjome bendrauti, jis laisvas buvo, aš laisva buvau, Nu, Mum tai žiauriai čia mum smagu mum hangint, tas jo. pats buvo. Bet suprantu, čia yra tas tipo, kad bičiai gal prastą hangą, kaip moteris laiko, labai vienetai, su kuriuom gali normaliai pahengti. Jo. Ir šiaip man, žinai, jeigu jau tipo, oi, negali būti bičias su pana draugė, kodėl tiek bičių mane friendzounino per visą gyvenimą? Ai, žinot, bent 30 bičių man yra friendzouninė per gyvenimą. Aš žiauriai daug. Aš bendrauju, man patinka mane friendzounina ir ne tai, kad tipo friendzounina ir jie gaustina, ne, manęs negaustina, jie vis tiek nori hanginti su manim. Nes jiems žiauriai smagu. Nesmagu hanging. Kur aš Nu, esu staigus, kur man taip, yra irgi gėdingas kiekis bičių pasakęs, blema geras, tu pirmą pana, kurios aš išpis nenoriu. Jo! Kodėl? Bet čia įžeidims jums yra? Blet, man biški yra, tipo, kas yra su manim? O tai aš gal norėčiau biški, kad išpistum, kodėl Jo, nenoriu? kodėl tu manęs pis nenori? Taip? Jo. Kodėl Prašau, išpis. Maldauju, ble. Ne, mes nenorim, kad tu mane išpistum, bet aš noriu, kad tu norėtum mane išpisti. Jo, Ai, čia kad jums tas trauktum. tiesiog Nu, yra. tipo, tada Jo. tau pasako, kad tu zaibys esi bendraut, bet tu šlykšti manęs, kaip, tipo, tu Jo. netrauki manęs. Kodėl? Tu kaip bičias būtum zaibys, tipo. Jo. Nu, taip. Jo. 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 Bet yra, bet, nu, tai kaip ir panas dažnai sako, blema, tipo, tu man geriausias draugas, nu, tipo, irgi dažnai daro Jo. šitą atgal. Jo. Tai mes tiesiog sugeriam tai, ką bičiai šiaip Jo. patiria. Bet bičiai yra tiesiog pripratę prie šito jau. Jo. Kad Jo. jų Mes- daug kas man- nenori aš- pist. Nu, aš jau Nu, pripratus. tai su nes, manimi. jo, nes jūs Bet įpratusios, dabar kad tave jūs visi nori. kabina, tai prasme, tu atvirai komediją, bet tave visi kabina. Manęs nieks komedijoje nekabino. Į mane žiūrėjo kaip iš rykštų, kad kur, tu šitą pažiūrėjai. Eik tu, na, žyva, ble. Ir dabar žiūri, o dabar kad žiūri, o dabar kaip jiems smagu. Jo. Oi! Dabar galvoju, kurva, ką praradau. Nes šiaip, kai tu rodai fotkę savo 21 Ai, jo, metų, aš mačiau tai irgi. ten, jo, nu, ta prasme, tu bičias buvai. Nu, jo. Didelis. Norėjau žmogus. kažką sakyti, bet ne. Neturiu kaip apsiginti. Nėra kaip apsiginti. Jo, bet dabar tai žiauriai glopinas, man atrodo, visi savo, kad Jo. žiauriai glopinas. Jo. Nu, pasakyk. Ne, taip, aš dabar man muš prakais, kaip šalia manęs, tikrai. Nemeluosiu.
Gerai, sekantį. Malonu tau vieta. Dabar malonu. Kad aš noriu, nesakysiu. Nu, mes žinom, kad tu nori mane išpyst. Ir Guotą nori išpyst, ir Tavį nori išpyst. Aš nežinau, kad savo vardas ne. Karolina nori išpyst. Viską nori išpyst. Bet tu mums labai geras šitą dalį. Šitą vat. Jo, čia. Šitą dalį, taip, jo. Tai išpystų. Arba ne, kur būna. Va čia, va, kai susispaudžia čia atrodo kaip pūtė. Kodėl visą laiką čia atrodo kaip pūtė? Yra. Jo. Čia vyram, bet čia vyram visai seksuali vieta, žinokit, yra. Gal dėl to nes primint pūtė. Gal. Čia seksuali vieta? Nu, tipo. Bet tu žiūri ir tave... Ne, aš dėl to neatsisuku dabar. Aš negaliu žiūrėti. Nu, va žiūrėk, kaip tai būtka. Jo. Yra. Ir aš, pavyzdžiui, kažkada kaip pamačiau ir dabar visas moteris, kur būna pazuoja Hollywood'e ar kažkur, aš negalėtų matyti, aš vien tik pūtės ir matau pažastys. Aš tai žinai, ko negalėtų matyti kūdikį veidų čia. Žinai šitą. Kad jau matai, jeigu taip stovis su pliku kelienu, tai čia atrodo kūdikio veidas. Jo. Ir aš šitą... Atkreipsiu, bet pas mane žiauri daug plaukų, gal pas mane nesimato. Taip pas tave Gruzinas kūdikis. Kur jau gimsta su plaukų. Jo, kur yra tos fotkės, kur kūdikiai su žiauri daug plaukų, tik akis matos. Tie visą laiką. O tau iki kur auga? Čia auga barzda dar? Taigi matos, pažiūrėk, va čia. Nu, va čia yra iki tipo, bet tokie pavieniai. Tai jeigu tu iš vis nesiskustum tau visą... Jo, būtų iki čia, va taip. Akis tokios dvi juodos, tiesiog iš paplaukų. Nu, ne taip gal jau blogai. Gerai, kitas yra, atsisunčia ir naudoja Tinderį be intencijos su kažkuo susitikinėti. Pasitikrina dėl bendro išprasimo, ego pasikėlimo. Nors turi antrą pusę? Jo. Ne. Čytinimas. Čytin, taip. Jo, iškart dėl breakeris. Ko tu ten eini? Aš taip pasvaipau. Nes tipo eini pasižiūrėti rinką. Jo. Ar gal yra kažkas geriau? Nu, bet tai tu eini pasitikrinti rinką, kai tu jau vienišas esi. Ne, tai taip. Ne, čia absoliučiai išdavystė yra. Turi Tinderį. Padeda aiškiai silpnesniai situacijai esančiam priešingos lyties žmogui. Stipriai sušalus merginai paskolina džemperį, neįgalio vežimėlį esančiai merginai daro duris. Nu, nečytinimu. Ką tu bijo? Kuru. Gali man padėti ant rampos užvažiuoti slidų žiauriai. Ne, eik nafui. Negaliu, aš paną turiu. Aš paną turiu, negaliu. Panas susilūžė. Tu čia mane išpist nori, eik nafui. Iškviesk man greitai, man pizda yra, ne, aš paną turiu. Ne, negaliu. Bet šiaip įsivaizduok, kur rimtai ten baba nebegali pereit, galit man padėti įeiti gatvę, negaliu, aš paną turiu. Spjaunį, ne. Per lasdelę. Kurva, eik nafui, žertva. Tu gali vaikščioti, na, kai tu čia vaidini, kad su lasdelė. Nu, ko tu neinu. Ko tu tą pagal nešioji. Bet paskolin džemperį. Tu supyktum jaučiu. Aš kiek tave pažįstu, tu jaučiu supyktum, jeigu Ernis duotų kitai panai. Ką? Apsirengt. Ne, bet žinai dėl ko? Dėl to, kad Ernis jos rūbus nešioja, tai jos tiesiog duotų jos džemperį. Gal. Ir aš žinau tave, tikrai užsišiktum, nepis proto dabar. Nepis proto tikrai užsišiktum. Bet jeigu šalta, yra kiek šalta turi būti, kad tu duotum dabar apsirengti savo džemperį. Gerai. Savo panos džemperį. Biški šalta. Savo panos džemperį. Biški, labai biški šalta. Tai kiek iki namų yra, nu naku, duota džemperį savo. Nes, tipo, kas paskui, tipo, prie namų, tai sakysi, nusimauta džemperį. Aišku, kad nei pasiliks tą džemperį, paskui turėsi susitikę. Gerai, žiūrėk, Ernė duod kitai panai apsirengt džemperį, atiduod jį jam ir jis neplaungo. Visą laiką. Specialiai neplaungo. Ne, nu, čia šlykšti yra. Ne, nu, man atrodo, nesąmonė duoti, nu, aš įsivaizduoju, jeigu jau pizda šalta yra ir ten mieste esam visi. Jeigu gangrenoj pirštai, tipo. 2 pirštinės turi. Tai ir duoda savo vienas jai. Bet kad jis pats aukojas dėl kažkokios kitos panos, kad jai nebūtų šalta, apsirengti reikia. Tu eini žiemą į miestą apsirengt, blėt. Na, kad tau turi rūbus kažkas duoti. Man atrodo, tas gestas švarko davimas. O tu supyktum, jeigu toms duotų. Panai, kuriai nelabai šalta. Kur tokia, žinai, man žiūri šalta. Vietai pochų yra jau. Vietai Nu. pochų yra jau. Jinai daug mačius. Jo, bet man iš mano akių jau šimą. Jin daug mačius yra. Man tipo, ką žinau, jei tau negaila, duok tavo rūbų, ne man. Nu, bre, Jeigu būtų Ne, mano, aš tai man ne. būtų gaila. Mes dalinamės rūbais su Arniu. Tipo, jis mano nešioja, aš jo nešioju rūbus. Lieta šiaip. Tai man to naktį. Aš turėjau irgi bičią, kuris man trusikus nešiojo. Triusikus? Gerai, čia keista, na, yra. O kokį? Negerai. Bitą, vienas pirmesnių mano bitų buvo, kad mano bičias tiesiog jam baigėsi, nu, tipo, jis
niekaip neišsiplaudavo rūbų, o jeigu jam būdavo, kad mama nebent trusikus nupirko, mama Norvegijoje išvarė gyventi. Vieta blogoje vietoje, tu buvai gyvenime kažkada. Jo, ir jis neišsiplovė ir kažkada pystų užsidėjo man treninginės kelnes. Sakau, ble, dar trusikus man užsidėk. Ir jis tada sako, nebėra trusikų. Ir aš išėmiau tokius žodžius, kurių nebenešiaus, vien neriniukai, nieko daugiau, vien neriniukai. Sakau, nu tai dėkis. Ir jis užsidėjo ir čia taip kiaušo prispaudė tas neriniukas ir krenta per šoną, ir čia tiesiog žadi neriniukai. Ir aš žiūriu ir aš suprantu, čia yra mano antra pusė. Blet, aš tiešai, žinok, būčiau pradėjus visą gyvenimą savo kontempliuoti, kad čia aš dugnes. Jo. Čia dugnas yra. Bet yra bairis užsidėti trusikus kaip bairį panos. Ne, bet ten čia nebuvo. Ten ne bairis, ten jūs ėjai į miestą su jais, ne? Aš nežinau, bet jis, taip, užsidėjo. Tas faktas užsidėjimo yra toks... Kaip paskui žiūrėti jį po šito? Jo. Iš neriniukų ir kiaušas. Bet žinai, kai jis buvo bedarbis, kurį aš išlaikiau, tai ką man nepasikti požiūris į jį. Nėra, kad aš jį labiau ar mažiau gerbiau negu iki tol. Nes jau mažiau gerbti nebeįmanoma. Koks tu vyras esi? Koks tu vyras, tu man gėdą darai. Jo, tai... Jo, tai žodžiu nečytinimas yra. Bet šiaip čia nečytinimas yra, jeigu čia ne, čia ne. Čia jau tavo goda problemos. Ne, čia man nebūtų čytinimas. Bet, dabar tu čia... kad aš pizdasiu pykčiau. Tu čia prie mamos tiesiog taip sakai. Nebūtų, kad aš pykčiau. Tu čia prie mamos taip sakai dabar. Bet tikrai nebūtų, kad aš pizdasiu pykčiau. Ne, taip nebūtų, jo. Būtų, bet aš pažįstu tave, kur tikrai, kur tu, blėd, nereikėjo jam duoti džemperį, aš žinau. Na, kai apsirengi, tai gal apsirengi. Nu, tai va. Ne, bet nebūtų. Bet aš šiaip suprantu iš tavęs. Ne, nebūtų ant tiek tikrai, kad, tipo, man tiesiog būtų, kad, tu neprašysi paskui nusimauto džemperį, tu atidavinėjai savo rūbus. Arba mano rūbus, tipo, mes nešiuom tos pačius rūbus, kam tu atidavinėjai. Arba jeigu jai nėra labai šalta, man tiesiog būtų toks, tu mano bičio kabini. Tai... Nes, man šalta. Oi, kaip skaniai kvepia dar. Jo, fui, gerai, gal ir biškas nerimčiau. Esant pertraukoje, leidžia laiką su kita mergina vaikinu. Ai, čia tipo kaip we're on a break. Tai čia ne. Bet čia priklauso, turi susitart, kokia yra ta pertrauka tada. Kad, tipo, gerai, darom pertrauką, kas nieko nepakeis. Ar, tipo, visą mes su kitais ar ne? Jo, turi susitart tada. Ar galim bendrauti su kitais? Ne. Tiesiog būk vienas dabar. Aš šį pertraukom nelabai. Ne, tai čia useless. Jo, pertrauka useless yra, nieko nepakeis. Čia turi arba sprendi, arba skiries. Man čia atrodo, jeigu tu jau darai pertrauką ir varai pasibandyti su kitais žmonėm, tai čia nėra. Jo, čia nieko nekeičia. Tiesiog ekskuzas pasipysti su kitais. Oficialiai nevadinant čytinimu. Arba irgi nuvaryti, pasižiūrėti rinką. Kas gero, ar kiti gal geriau pisas negu jis ir tada grįžtas gal. Mes kokie visi ekonomistai tiesiog tą rinką norim tikrinti. Jo, tik tai. Kokia mano vertė? Ką aš žinau, gal pažiūrėk savo savivertę ir sužinoj savo vertę. Jo. O, bet kaip aš čia giliai. Žiūrėk, kaip pačios savivertės nulis yra, žinai, pažiūrėk savo savivertę. Pažiūri serialo seriją be antros pusės, nors visą laiką žiūrėdavo kartu. Čytinimas! Negalim, čia nelegalai yra taip daryti. Ai, man tai... Bet nesiskirčiau dėl to. Aš ant Tomo pykčiau, jei taip darytų, bet aš pati taip darau, tai nežinau. Bet yra dvigubi standartai visada. Ko tu čia pyksti dabar ant manęs? Taigi vieną pažiūrėjau tik epizodą, bet jeigu mes tai padarytumėm, tai jau pyzė tada. Aš supykčiau labai. Labai supykčiau, mūsų dalykas yra, kodėl tu žiūri. Ai, aš tai iš viso serialų. Bet nesiskirčiau, tikrai nebūsiu dėl breakeris, kad seriją pažiūrėjau. Na, viskas skiriamės. Jo, čia nesąmonė. Bet čia galėtų būti ta vyšnė ant torto, kur jau ilgai nori skirtis ir pažiūri vieną epizodą. Viskas. Visą gero. Nebe. Ne, čia nelegalu yra, šitas labai užpisa, jeigu pažiūri. Bet ne dėl breakeris. Ne, tikrai ne. Ir nečytinimas. Taip. Jei flirtuoja su priešingos lyties aptarnaujančiu personalu, kad gautų nuolaidą. Čia graudu yra. Čia nečytimas, čia graudu. Bet aš įsivaizduoju, kad tipo ne tik su padavė, bet kaziuko mūgiai su baba flirtuoja. Tai gal nuolaidėlė, žinai. Jo. Gal tam gal ta šakoti. Jo, kažkaip gal. Gražiai atrodo. Rūkyta menkė. Ir bandai nusidėrėti nuo 5 eurų. Nuo 5 eurų. O tai gal ant saldainių už 4 eurus. Gal eurą nuleisim? Eik, tu ant ledų. Kaziuko mūgiai. Taip gražiai atrodo šiandien.
ant tų saldainių, tų bažnytinių. Bet šiaip kodėl aš nesiderėjau, daug pirkau tada. Šiaip jo. Debilė aš. Nes mes ten kiek? Mes. 2 eurus sumokėjom. Už 2,5 eurus pirkau saldainių, galėjau 2,4 paprašyti. Nu, būtų davę gal. Būtų pavlitavę. Dar man gaila euro tau, tipo? Tetai, tau gaila senai tetai euro? Už tokią rūbą prispirkau ką tik. Gaila euro jai. Jinai, blėt, reikėjo dėrėtis gal? Nu, būtų už 15. Ne, nebūtų. Be šansų. Max 2-3 eurai. A ne? A tu nusidėrėdavai, kaziuko mugėj, kaip pati pardavinėdavai? Nu, nusidėrėdavau, su manim dėrėdavau. O tu nusileisdavai? Nu, tai man tėvas pasakydavo ribas, kiek ko galima, nuo kokios sumos, kiek nuleisti. Bet būdavo, kad pats tėvas tų ribų nesilaiko, tarsi, kur aš pasakau ne ir, tipo, tai gal ir tėvas, nu gerai, ir, tipo, blėt. Tai dabar aš blogėta, atrodo. Jo, tipo, kur aš stoviu tokį, ne. Jo. Tai galima, tipo, 25 kainuoja, tai, tipo, tai gal už 19. Pys, nahu, žinai, kur, tipo... Jo, kur jau tu pagatava, nahu, pasiūs ir tėvas, tai, na, tai gerai. Ir, tipo, tavo darbas, tu savo darbo nevertina. Jo. Nu, bet jis labai gerėtis, man ties labai geros širdies yra. Gražus labai buvo jaunystėje, mačiau kažkada nuotraukas, labai gražus buvo. Labai mamai pasisekė su juo. Dėl to ir genai mano gražus, dėl to. Čia aš tik šiaip toks nuokrypis. Kur vis reikia. Štuk eurų ant rūbų išleido mano genai labai gražus, manęs nori vis. Yeah. Tai žodžiu, čia čytimas ar ne? Jeigu, kad gautų nuolaidą. Blet, aš įsivaizduoju, kaziuko mugė dar yra tokia vieta, kur gali dėrėtis. Ne. Bet jeigu oficialioje aplinkoje... Su baba tikrai gali dėrėtis. Jo, bet jeigu kokią oficialią aplinką, žinai, kur tipo... Restikė, jo, kur ateini pavalgyti ir tau neša sąskaitą, tai gal nuolaidėlę kokią. Ne, aš sakyčiau, kad ne. Nesąmonė. Nesąmonė, bet čia graudai. Pirmą restikose nelabai ten gali tas nuolaidas. Nu, gali padaryti, bet tai savo, tipo, kas tam, tipo, nu, tam ir yra darbuotojų nuolaido, ne, bet tavo, kas tu, ar tu dirbi, čia eik suplauk indus padarysiu nuolaidą. Jo. Ne, man čia žiauriai gėda būtų. Jo. Belė kaip gėda. Man būtų awkward. Man dar pagalvoju, jeigu Tomas tai padarytų, man būtų labai... Kur dar sakytų, va, čia gyvita žyvovas. Eik, tu na. Ką jūs nežinot, kas nei tokia? Taigi kel story, blėt. Taigi kel story, tai padarykit tą nuolaidą. Ne? Liepsiu, kad įkeltų story. Noriu jų po tave nufotkinsiu dabar prie tos lėkštės. Nenoriu, nu tai tai gerai, informuosim vadovus. Jo, aš pažįstu administratorę, bet čia ne čytinimas. Čia ne, nu, tiesiog graudai. Bet jeigu pats flirtavims tada. Nu ne, čia ne čytinimas, bet tiesiog man, pavyzdžiui, man pagarba nukrįstų tam žmogui ir tiek. Nes jis man atrodo flirtuoja ne dėl to, kad gautų tą moterį, o dėl nuolaidos. Jo, kas yra dar labiau. Dar žiauriau. Gerai, o pavyzdžiui... Tu gali flirtuoti, jeigu tau jinai patinka. Nu, negali, bet jeigu tu dėl nuolaidos flirtuoji... Nu, čia pizdai yra. Gerai, žiūrėkit, aš dabar... Tu biški kekšėsi, parsidavinėjai biški už nuolaidą. Aš tada apsuksiu dabar. Na. Iš vyro pusės. Na. Jeigu jūs flirtuojat su bachūru bare, kad gaut gėrimą nemokamą. Ne, tai čia normaliai viskas. Tai, blem. Ne, bet jeigu aš turiu antrą pusę, tai tada čia yra gėdinga. Ne, tai čia gėdinga yra. Jo. Ne, bet būna kartais... Bet nečytinim skaitas. Nu, čia tiesiog gėda. Gėda. Bet būna, čia būtų, jeigu skirtumais vienas iš sudedamųjų daidų šitą. Nes aš, blėt, supykčiau. Jeigu tu flirtuoji... Tai aš tau nupirksiu purotą gėrimą. Jo, ne, tai čia čia negali. Bet jeigu tau stato tiesiog gėrimą, kai tu prie baro esi. Nu, tipo, kažkoks bišas, tu ten perkeli, aš tai sakyčiau, turėtų atsisakyti. A ne? Aš taip galvočiau. Aš pakankamai... Bet jeigu man prieina, man dažnai dar pastatau, Vytą Žybą, va, pastatau. Ne, bet čia toks tipo, jeigu tu nesi žinom žmogus. Okay. Gal tada, jeigu nes tu tavo esi paprastas cividas. Taip, jeigu tu esi praščiokas. Taip, galim ir taip sakyti. Nes čia jau atein, kur tipas dėl to, nes tu žinoma ir nori tau biškai įtikti tą vakarą jaučiu. O jeigu tu esi nežinom žmogus ir tau tipo kažką ten, aš tau nupirksiu čia gėrimą. Čia greičiausiai nori pysti. Nu taip. Arba nuspaikinti, nu. Tai aš sakyčiau, kad čia yra... Kad turėtų atsisakyti. Gerai, o jeigu, pavyzdžiui, bičas sako, aš tau pastatysiu gėrimą ir pana sako gerai, bet 2 gėrimus ir vieną tau atneša. Gerai tada. Tada gerai. Šiaip aš esu taip darius. Aš irgi. Man kažkada taip kažkoks pastatysiu ir šalia sėdi mano 2 draugės ir dar bičiukas draugėlis. Sakau, tai tada mums visiems 4 ir pastatė. Nu, nes tada aš žinau, kad šitoj situacijai iš karto apie mane dar pagalvoju. Ne, aš darau verslą dabar, aš darau verslą šeimai. Kad mes sutaupytumėm jo šeimoje babkių. Taip. Jo, tada čia mes kartu jo naudojamės dabar. Čia all good tada.
Taip gali daryti. Nu, žodžiu, aš turiu bėgti. Jo. Labai Gerai. malonu, kad užsileidai. Gerai, tai ačiū, kad atėjai, Vita. Viso gero. Mes dabar Viso peržiūrų geriausio. surinksim biškį. Pasinaudu. Čiau. Tokie, eiti nahui, pagaliau išėjau. Smirda. Mes kaip ir visą laiką norime padėkoti savo nuostabiem draugam ir partneriam, tai yra The Home Space. Nu, sakykime dabar. Taip, ačiū labai The Home Space, kad turim ant ko atsisėsti. Čia yra sofos moduliai, taip, ne, toks žodis. Modulinė sofa. Taip, čia. nes praeitą podcastas biškai kitaip buvom susidėję, dabar kitaip susidėjom, nes čia gali kaip nori dėti, gali uždėti, gali priekį dėti, gali šalia dėti, gali ant viršaus dėti, gali apversti, gali ant galvos dėti, karočią, kur nori gali dėti. Nori, taip ir visiškai pasideda. ką nori gali daryti, gali kaip nori dėti. Taip, dar Tai labai patogu. jie yra ganėtinai unikali parduotuvė, kadangi jie keičia savo asortimentą kas savaitę, tai vadinasi atvažiavę kiekvieną savaitę rasite vis kitokį asortimentą, kurį galėsite įsigyti vietoje arba pateikti individualų užsakymą ir užsisakyti iš anksto kažkokį tai baldą, kokį jūs norit. Į savo namus. Jie turi ne tik tai sofų, bet turi įvairiausių ir kitokių baldų jūsų namam, tai tikrai rasite savo baldą kiekvienas. Savo poreikiai tikrai Taip. kažką surasit. Taip, tai The Home Space apsilankykite, jie turi fizinę parduotuvę Kaune ir sekite jos socialiniuose tinkluose Instagrame ir Facebook'e, tai yra The Home Space. Taip, ačiū Home Space dar kartą, kad turim ant ko atsisėsti tikrai. Ir turim safkutę su pagalvytą. Su pagalvytėm, taip. Ačiū jam labai. The Home Space. The Home Space. Net supau čia su dviem panom, blemba. Yra reikalų. Nėra lengva, Yra aš čia kaip reikalų. šnek daug. Rėki tą mikrofoną. Mes labai daug laiko su ją praleidžiam. Tai jau toksai, kur aš ją Jūs vakar tai draugiaškas jau, jo. Nu, aš nežinau dabar, Vita, jeigu peržės ir jinai nelaiko manęs, pavyzdžiui, draugė gera, žinai. Aš ir manau, kad sakysiu, laiko. geriausiai. Ne, šiaip jo, mes gerom draugiam tapo, man atrodo, per tą. Nes man per jin tą vis dar yra teta, jin mano yra. Ai. Jin man yra teta. Mes Vis netiek dar daug mama. ir skiriame šiaip metais. Nu, tipo, jei 2,9, man 2,5. Ne, nes aš su 4 metais. Krisčiu jaučiu geresnis draugelis. Nes Kristis teti. Teti. Ne, mes su Vita kažkaip labai susivaibinom, susibendravom per tą laiką ir kažkaip visai jaučiam vieną kitą dabar. Jo. Tame turė, kai važiavam, tai tikiuosi ir po turą Aš tai ją žiūriu kaip mama, komedijų irgi. Grinai. Aš šiaip labai modeliuoju santykiuose dalykus, aš stengiuosi galvoti, blėt, o Vita ir Kristis, ar jie taip darytų? Gal aš čia kaip mažvaikis elgiuosi, žinai. Okay, aš tokį pagalvoju. Nes jie jau daug matė yra dalykų. Daug santykių, daug nesąmonių. Blėt, jie tai nedarytų tokį šūdų. Ko jie nereaguotų, taip, jiem pohui būtų. Jo, aš tai labiausiai giliuos, kad anksčiau nepradėjau su Vita bendrauti, nes dabar, nu, tipo, tokį fainą ryšį turim, kur mane labai paprotina irgi kaip taip, stresė, žinai, tai va, aš sakau, kur situacijose biški visokiose. paaiškin. Jo, kad ir ne turėjau taip tokių turi būt. situacijų, kur jeigu jinai būtų buvis, aš nebūčiau tokių šūdų pridarius, žinai, nebūčiau nesąmonių pridarius, dėl kurių dabar giliuos. Ir dabar, kai jai pasakoju šitus dalykus, jinai, tipo, blėt, galėjau aš būčiau tau pasakęs, na, kad čia nesąmonė darai. Tai jo, labai faina, kad Vita yra. Jinai atrodo, kai su naujais žmonėms susipažįsta, atrodo, kad žiauriai Kad nemėgsta. pikta yra, Jinai jo. jojo pikta labai atrodo, bet šiaip labai draugiškas žmogus. Gerai, sekantį mes turime... Atvežė valgyti, einam valgyti ar dabaigiam? Davai dar to. Ar jau, tipo, ten padėjo ją? Jo, jau parašė. Tai gerai. Kai išeina į miestą su draugiam, specialiai išjungia savo buvimo vietą. Tai tau su Taip. draugiam, man su draugais. Jo, Čytinimas, ne? taip. Ja. Nes O, jeigu... pavyzdžiui, tu turi savo buvimo vietą su... Jo, Turi? Jo. Kodėl? aš nežinau. O jinai pati norėjo, ar tu? Jo, jinai Jinai norėjo, įvedė jo. ne? Okay. Bet aš ir ramiau jaučiuos. Jeigu aš ją išsiunčiu su taksu, pavyzdžiui, namo, naktį žiūri, Jo. logiška, visą laiką žiūri, grįžo, gerai. Jo. Mes, kol Ernis nesudaužė telefoną, mes turėjom irgi. Aš tai tokį labiau, man šiaip iš esmės nesąmonė yra tas, kad tipo, gali perrūkti labai toksišką dalyką, kad tipo, tu Jo, stebi kur viens ten kitą. paskui žiūri, blėt, kur tu čia esi, Jo, kur va tu čia eini, negerai ten, yra, tarkim, bet po čia... darbo užbėgi kažkur žiūri, kur tu Jo, bėgi, žinai. jo. Tai šito niekada nebuvo pas mumis, bet... Bet čia pasitikėjimo Bet tipo, gali dalykas, būti toks jo, gali dalykas. būt, jo.
Ir aš iki galo nefainai jaučiuosi, kad aš matau visada, kur jisai yra. Ir toksai... Jo, aš irgi kartais, kur... Nes aš turiu, pavyzdžiui, ne? su visais draugeliais. Aha. Ir aš ten, jeigu grįžti į baraką, pažiūrė, ar yra kažkuris, pavyzdžiui, grįžęs namo. Jo. Ir kartais pažiūri, ką ta vyk... Taip, nes matai, visus matai iPhone. Šiaip fainas yra visai, aš tai draugus irgi turiu draugės. Draugelius visus turiu irgi. Bet man dėl saugumo labai zibys man turėtų. Tai sakau, aš irgi, aš visą laiką išsiunčiu su taksu ir jeigu dar taksas, koks Jūri, kurva, aš dabar parinsiuos, tipo, aš nežinau, kodėl gal nereiktų. Bet aš tai pažiūriu, kad vežtų iki namų, pavyzdžiui. Šiaip, ir čia gerai yra, kad viskas gerai. Man dėl saugumo irgi zibys, aš kai buvom pasidarę šitus, tai mano irgi iniciatyva buvo, kad aš norėjau, kad mane matytų, kur aš esu visą laiką, kad jeigu kažkokia man bėda ar kažkas, tuo labiau dabar, pavyzdžiui, kai turą važinėjom, žinai, kad tai pamatytų. Jo, nes aš ramiau. Man ramiau. Tiesiog ramiau. Ir jam, manau, irgi ramiau. Bet aš irgi draugės turiu, draugės mano turi, tai man ramu irgi, kad ir draugės mato, kur aš esu, ir vernis. Ir tada, saugiau jaučiuosi, kad jeigu aš į bėdą kokią patekčiau, man nereikėtų aiškinti, kur aš esu, jie iš karto mato, žinai. Tai visiškai dėl saugumo, bet manau, kad jeigu kažkiek toksiškesni žmonės būtų santykiuose, gali labai iki nesąmonių daryti. Bet aš nežinau, nes tu gali pasižiūrėti, jeigu nori, ką veikti, ir tada tu arba ten rašai, kur tu čia kurva esi, ble. Dabar sakyk, čia jau pizda yra. Bet jeigu ten užmatai, gali ką veikti tiesiog parašyti. Bet gal čia jau irgi, ble, toks yra, kur jau tada sėkiu, gal negerai čia irgi, kad man atrodo, toksai, kur tada tu prarandi kažkokią asmeninę, žinai. Kur su draugeliais valgom. Jo. Ir ten užsiparini. Ble, čia tada negerai yra. Jo, kad kaip tevam turi pranešinėti, kur tu kada varysi, kai tu esi suaugęs žmogus su savo asmeniniais dalykais. Ir man atrodo, tas asmeninis gyvenimas labai svarbus yra, kad tu savo turėtum. Bet man locationas yra grinai dėl saugumo, man zibys, kad mato mano. Nes jeigu tu gali save pagauti, jeigu ten žiūri kažką jau parinis, ble, gal viskas gerai, nereiškia, čia kažkas bloga vyksta. Nes dabar 3 dienos yra, nemanau, kad kažką ten man biški, šiaip aš galėčiau šitą biški turėti ant šito. Taip, bet čia visiems, žinok, yra. Bet aš žiūrėčiau, aš manau, čia dėl to, nes technologijos biški mums supisa smegenis. Kad dabar mes, jeigu galim žiūrėti, tai mes ir žiūrėsim. Jeigu kažkas yra, mes ir matysim. Ir jeigu galim sekti, tai ir seksim. Taip. Nes taip yra, tiesiog. Bet turi mokėti... Ai, ne, čia gal nereiktų daryti ir viskas. Galvot, kaip galvotų Vita arba Kristina. Jo, reiktų tiesiog kažkaip su savim. Čia jau, tipo. Čia jau su savim turi. Čia jau, jo. Tai čia čytinimas, ne? Jo, čia aš sakyčiau. Jeigu tu išvarai ir pysti. Kad specialiai išjungi kiekvieną kartą išvarai. Na, kad tu taip darai. Jo, kažką slepia. Ilgai nesupažindinę su savo draugais, tėvais slepia jūsų santykius. Jo. Čytinimas? Priklauso iki kiek lygio. Aš sakyčiau, dar gali būti, kad jai gėda yra tave rodyti. Aš sakyčiau, pirmi pusę metų, nes yra žmonių, kurie nori biški ramiau, dar čia, gal čia ne iki galo, aš viską žinau, dar kažką noriu ramiai. Bet tu tada turėtum paaiškinti šitą. Sakyt, žiūrėk, man čia biški dar greitai, gal aš nenoriu, kad su mano tėvais susipažintum, aš pas tavo tėvus nelabai noriu varyti. Kad tiesiog nori... Kur nori, take it slow. Bet jeigu jūs draugaujat metai, kokie ten, net pusę metų, ir tu... Nei vieno draugo nesi. Jo, nei vieno draugelio nematęs. Bet jeigu nei vieno draugelio nematęs, tai gali būti, kad arba neturi draugų. Kas jau yra biški red flagas toks, jeigu neturi draugų. Arba gėda rodyti tave. Arba gėda būna tokių, kur tipo... Bet čia keista, tu tada draugauji, jeigu tau gėda būti su manim, kas čia per ne... Tai jeigu aš baisus kitiem, tai tau irgi turėčiau būti baisus tada. Nelogiška. Jeigu tu iškart vertini, kad per baisus. Nelogiška, tipo. Šiaip žiauru būtų, jeigu aš sužinočiau, kad mane gėda rodyti būtų kažkam. Kad būna, pavyzdžiui, dealbreakeris. Aš visai įsivaizduoju, kodėl mane gal bijotų supažinti su tėvais ar draugais, nes galvoju, kad aš visą laiką tokia esu, kur tipo, nes aš irgi nesąmonės darau, bet, pavyzdžiui, kai variau pas Kotryną, pas jos tėvus, tai aš ten va. Taip, aš irgi labai sėdi tiesiog, kol neklausi, nešnek. Ir viskas.
Aš irgi su Arno tėvais ir šnekame, žinai, ir nesikeikti tikrai ir gražiai. Ne, nei vieną keiksmažodį nepasakiau. Bet biški sunku yra nesikeikti. Aš labai retai, kada bendrauju su vyresniais žmonėm ir aš labai turiu šitą, kad pripratus labai daug keiktis. Pas mane tai išsijungi kažkaip. Jeigu būni su kažko, išjungiu tada. Man sunku yra, bet jo, nu, tipo, nesikeikti, nei vieną keiksmažodį nesu pasakęs. Blemba nebent. Nu, aš irgi ten. Blemba. Nafik, nu. Taip, tai nesupažina, tipo, arba čytinimas, galimai turi antrą pusę tiesiog kitą. Dėl to nesupažinina, žinai, nes jau yra kažkas supažindintas. Bet tu čia, tipo, va tas yra, kur slėpi antrą žmogų. Neįmanoma paslėpti visų pirma. Sunku neįmanoma. Iškart matai, kur kažką mazinas, ten laksto, jeigu turi locationą iškart. Kodėl tu nenamie būni visą laiką ten kažkur kitur mėgi? Nu, tipo, neįmanoma paslėpti. Padora gelį biškį, ne. Kur ten, tik muzoną perjungt norėjai, jo. Ne, slėp visą laiką ten. Nu, neįmanoma paslėpti, ne, be šans. Blet, aš ragelio to nemėgstu duoti. Nu, tipo, tai yra, aš galiu duoti, aš nieko neslėpiu, bet, tarkim, mes šnekėjom neseniai, kad jeigu, tarkim, tu pamatytum, kad tavo antrą pusę skaito čatus tavo slaptai, supyktum ar ne? Nesupykčiau, bet aš tada bandyčiau kastis giliau, kodėl tu, tipo, netiki, nepasitikė. Aš labai įsižeičiau. Tai jeigu nori, gali, ne, bet aš tenkčiau pasiaiškinti tada, kodėl taip yra. Blema, man tai toksai, kur... Bet tas, jeigu yra, kur būn padėtas ragelis ir ten, tipo, biški paėmi ir... Oi, ne, čia viskas čia viskas. Ne, aš neturiu, tipo, ką slėp, man tiesiog aš turiu dalyką, kad man nepatinka, kai mano daiktus ima kažkas. Jo, šiandien, pavyzdžiui, mano kambarioks palikas triukė kažkur ir manęs klaus, galiu šitą užsidėti tavo. Gerai. Bet šiaip aš nenoriu. Bet, tipo, bet suprantu, nei ten padarysis kažką, tai striukiai, nei kažką. Bet man irgi, aš vienintelis vaiks, man gal dėl to yra. Čia mano daiktas. Gali būti. Bet man tai yra, kad ne tiek, kad man gaila, man gal tas, kur neatsiklausia. Aš viską galiu duoti, jeigu tu paklausi manęs, aš duosiu. Bet kai neatsiklausęs, tiesiog mano, pavyzdžiui, daiktus kažkas ima. Man va šitas yra, žinai, kur, tipo, kodėl tu galvoji, kad tu turi teisę dabar imti mano telefoną ir žiūrėti mano dalykus, tipo. Nes, tarkim, aš turiu ten draugį čatus visokius, kurios ten rašo žiauriai apie save, ten, tarkim, dalykus, kur yra skirta man ir kitai panai, kuri yra tam čiate. Ir aš nenoriu, kad kažkas kitas matytų, žinai, čia ne tau skirta yra. Ir ne tai, kad aš kažką slepiu, bet, nu, tipo, kodėl tu galvoji, kad tu gali imti mano, nu, tipo, duok man mano erdvę, tipo, aš tau duodu tavo erdvę. Bet šiaip, tipo, jeigu manęs paprašytų telefono, laisvai, imk, žiūrėk, ką tu nori, tipo, man nesvarbu. Nes aš tai turiu draugelį, kuris va taip, va, jam ragelį, kažką tai. Ne, čia pizdai. Kurva mane tai nervina. Kas tu kurva yra, ble? Jo. Palik. Ir man va tas, jeigu aš pamatyčiau, kad skaito čatus, mano, va mes šnekėjom su Arni neseniai, kad kas, tipo, kaip reaguotumėm, tai man būtų toksai, kad visų pirma, kodėl tu mano daiktus imi neatsiklausęs. Nors aš suprantu, pas daug yra tas, kad, tipo, kas mano, tas mūsų, žinai, ir ten daliname santykiuose viską. Bet tada apsitari šitą. Aš turiu tokį, kad, tipo, jo yra mūsų, viskas gerai, bet tu paklausk. Tipo, nėra taip, nu, tipo, tu turi paklausti manęs, ar aš galiu to telefoną paimti, aš lygiai taip pat tas paklausiu. Bet, tarkim, tai va, pirmas toks būtų ir man antras, žinai, koks būtų, kad tu tada reiškia, tu nekomunikuoji santykiuose. Tu bandai slaptai perskaityti kažkokius čatus ir kažką rasti, bet nekomunikuoji, kas tau negerai yra. Reiškia, tu sudarysi labai daug problemų ateityje su tokiu elgesiu, kai tau kažkas bus, tu bandysi slaptai kažkur eiti mane sekti, žiūrėti, negu kad tiesiog pasikalbėti su manim. Jeigu tu paklausim, tipo, kad, žiūrėk, aš, tipo, ten turiu įtarimą, kad tu čytini ant manęs. Ir, tipo, gal galiu parodyti čatus to bičiu, nes aš, imk, žiūrėk, ką nori. Bet jeigu tu nekomunikuoji ir slaptai bandai kažkokius mano daiktus knaisytis po čatus mano, tai vat man čia yra. Bet baisu kartais yra papasakoti tokį dalyką, kad, tipo, kad kažko gal ten netiki dar kažką. Ir... Brama, man tai nebaisu tokį pasakyti. Nebaisu pasakyti? Ne. Brama, man biški baisu. Ir tada aš, pavyzdžiui, tai eini ten kažkokį sarkastinį bairį tada meti į tą pusę. Ir čia blogai šiaip yra. Jo. Nu, čia labai blogai yra. Nu, nes jo, tada prasideda toks traukimas per dantį. Taip, ir tada jo, kur blėtent kažką išpisinėjai, tai tada sakyk, kaip yra. Ir aš nemoku šitą, iš karto prisipažįstu.
nemoku. Aš va šitą moku, aš pasakau, jeigu man kažkas yra, man atrodo, aš nežinau, čia nes mane pataisys. Gal čia bachūriškas dalykas. Bet aš tai pasakau, jeigu man kažkas ant širdies yra, nors kartais būna toksai, kur aš galvoju apie kažką ir negaliu pasakyti. Nes šiaip būna dalykų, kur neverta sakyti, kur geriau tu biški susitvarkai pas save ir čia viskas gerai. Aš pats išsisprendžiu. Ar čia mano problema, ar čia mūsų dviejų dabar čia reikia. Gali paprašyti pagalbos, gal, taip, man žiek biški sunku, gal kažką turi patarti, kažką gali bandyti kartu. Bet geriausiai pasakyti, tiesiai šviesti, kaip yra. Jeigu tu kažkokią baimę turi, kad čytins ant tavęs, tai pasakyk tą baimę, kad aš galvoju, kad ten, aš nerimauju, kad tu ten išeini ir čytin ant manęs, taip. Ir, tada sprendžia tą būdų, kaip tau tą komfortą suteikti, kad tu nesijaustum, žinai, ten paliktas ar kad ant tavęs čytina, žinai, bet svarbu, žiūri, šnekėtis, nes paskui, jeigu tau kažkokia maža mintis bus galvoj, tai tada jinai išauks paskui su laiku tiek, kai tu nešnekėsi apie tai tiek išauks, tu pradėsi stebėti kažkokias užuomenas, kažkokius tai... kažkokius mini dalykus, kurie net nieko ir šiaip nereiškia, bet tau atrodo, kad čia pizda yra. Kad paskui imsi telefoną ir skaitysi. Ir čia su to pergalvojimu, čia visiems, man atrodo, šita problema yra. Čia yra bendra visuomenės problema, jaučiu. Labai mažai žmonių, kurie nepergalvoja. Šiaip bachūram labai yra supisę smegenis tie visi red pillai. Tie, kur podcastus, čia kurva bobos kekšės, nahui, čia tik pistis nori su visais, tik tai čytinti, padaryti. Labai yra su Andrew Tate visokie, bobos čia šiukšlės, kur labai supisė yra. Žiauri ir supisė bachūram smegenis. Šiaip kažkokį vakar užmačiau video, kad mes... kad kiekviena, tipo, aš nežinau, kiek čia tiesa, čia absoliučiai bullshit yra, bet kad geros emocijos ten turi aukštesnę vibraciją ir neigiamas emocijos žemesnę vibraciją ir, tipo, pagal fizikinius dėsnius ten kokią vibraciją tu spinduliuoji, tokį ir pritrauki, tipo, kad tu, tarkim... Šiaip yra tiesos. Jeigu hujovas mintis pas tave ir ta žema vibracija, tai tu pritrauksi tokias pačias mintis, tipo tos pačios... Bet čia, žinok, labai daug tiesos yra. Jeigu tu gerai jauties, galvoji, kad čia tau viskas sekas, viskas gerai bus, dažniausiai būn gerai. Dažniausiai pasisek. Jeigu galvoji, kad čia hujovai, čia gaidys, čia tas, tai dažniausiai būn gaidys. Tai reikia džiaugtis ir stengtis. Džiaugtis ir stengtis. Stengtis džiaugtis. Taip. Turi irgi dirbti ant šito. Varom į Patreoną dabar ir sulauksit ilgesnę video Patreoną. Šią savaitę padarysim šiek tiek ilgesnę ir paskaitysime tas istorijas. Kur neperskaitėm praeitą kartą jo. Tai va, tai susitinkame visi Patreonę po šito, ne po šito, jau yra įkeltas. Tai jau bus, jo. Tai vakar įkeliame Patreoną, šiandien įkeliam šitą. Tai ačiū, kad žiūrėjot, susitiksime kitą savaitę. Gerai. Taip, tai nepykit, kad trumpesnis biški, dar reikia įsivažiuoti po atradimų visų ir viskas. Jo, susitiksime kitą savaitę. Gerai, tai ačiū, kad žiūrėjot. Parašykite komentaruose, ką norit apie save. Kas dar klauso. Taip, o gal reikia užvesti kokią temą kitam? Ofiso istorijų parašykit. Ofiso istorijas? Parašykit ofiso istorijų. Gerai, davai ofiso istorijų. Ar priekabėvę yra gal, ar šiaip kažkas juokinga yra buvę. Ofisuose labai mylis žmonės daug patalpos. Jo, kaip seksą darot. Parašykit. Ir man vis dar į Gmailą rašykit kristupas.šileika santykių problemas, mes išspręsim, žiauriai noriu šitą padaryti, nieks neparašė jo. Bet jeigu netyčia norit, mes norim išspręsti. Nesakysim vardų, bet aš žiauriai noriu spręsti, aš jaučiuos žiauriai kvalifikuot spręsti kitų žmonių problemą. Gerai, susitinkame kitą savaitę. Ate.